Sveiki įsijungę tinklalaidę apie orientavimosi sportą. Čia kalbame ne tik apie varžybas ir rezultatus, bet ir apie tai, kas vyksta už žemėlapio ribų. Kalbiname sportininkus, trenerius ir aktyvius orientavimosi sporto bendruomenės narius. Kviečiame klausytis. Sveikas, Viktorai, kaip populiarumas neužgožė dar tavęs, nesužvaigždėjai po pirmos tinklalaidės? Labas, Šarai, ne, bet jau siūlė man ir batus, siūlė ir džiaugiasi, ir rašė gražias žinutes, rašė ir tam tikrų pastebėjimų, tai tikėkime, pataisysim jau antrai tinklalaidai tas pastabas, o gal ir dar pridarysim visokių įdomių dalykų, tai pažiūrėsim, nes laukia tikrai įdomi tinklalaidė, turim apie ką pašnekėti ir per tą mėnesį tikrai prisikaupė temų, prisikaupė įdomių dalykų ir tikiuosi, kad čia smagiai vėl praleisim laiką. Taip, iš tikrųjų pats turbūt net nesitikėjau, kad ir tiek peržiūrų sulauksim virš 1000, tai labai smagu, kad mus stebite, tai tikrai paprašysiu to paties palaikymo, uždėkite tą patiktuką, laiką, pakomentuokite, jeigu tikrai bus kokia aktuali tema ir dalinkite su kitais, nes manau, tikrai su Viktoru pašnekam ne tik apie orientavimosi sportą. Šiandieną kaip tik turėsime ir svečią, šviežiai iškeptą olimpietę Juditą Traubaitę, kuri taip pat orientavimosi sporto bendruomenės narė, bet tikrai garsina Lietuvą ir kitose sporto šakose. Jinai kaip tik dabar buvo išrinkta ir metų biatlonininkė, tai tikėkime, kad šis podcastas nevirs į biatlono, tai bandysime kažkaip laviruoti tarp dviejų sporto šakų, bet jos turi tam tikrų panašumų, tai tikrai šiandien apžvelgsime abi šiek tiek sporto šakas, tai manau tiek ir orientacininkam, tiek ir biatlonininkam bus tikrai ką paklausyti. Ir jeigu pradedam apie orientavimosi sportą ar ne, tai turbūt puikia proga pradėti nuo pirmojo Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato šiais metais naktinėje trasoje, kur ir pats startavai. Jo, ir iš karto galiu papasakoti pirmą mūsų įdomią istoriją, jog pamačiau tave arenos pranešėjų ir po finišo. Man jau tiek, aš taip retai startuoju varžybose, man tiek susikogo galva, kad aš priejau prie tavęs ir sakau, dingo elektra, nors iš tiesų ten elektra nedingo, tu tiesiog nustojai kalbėti, bet man jau tiek buvo susisukusi galva nuo emocijų, nuo bėgimo, nuo to džiaugsmo, kad vėl galiu startuoti Lietuvos čempionate, kad tiesiog jau net galvojau, kad elektra dingo, nors iš tiesų tu tiesiog tik tai sustojai kalbėti. Tai gal tada ir papasakok, kaip iš tikro tau pačiam tos varžybos, mačiau ir Stravoje treniravais, ruošeisi kažkiek bėgiojai ir su vežimėliu kartu, bet mačiau jau į patį pirmą punktą, paleidai visą traukinį, tai nepakako treniruočių. Ne, manau, tokia buvo taktika, kad paleis traukinį, bet ta taktika nepasiteisino, nes aš galvojau paleisiu traukinį ir tada jau traukinio gale ramiai pasimsiu pirmus punktus, bet tada iš galo vyrukai 18-iniai, 20-iniai pradėjo lenkti ir tada supratau, kad jau antras traukinys ir iš mano taktikos nieko gero neišėjo. Ir paskui visas varžybos, visa trasa buvo tokia, niekaip nepagavau savo ritmo, tai toks buvo keistas jausmas, bet šiaip buvo smagu, nes naktį nei stirna jokia užpuolė, nei niekas, tai buvo labai smagu. Ir jo, iš dalyvio perspektyvos irgi pasižiūrėjau, kaip atrodo čempionatas. Ir tu buvai arenos pranešėjas, tai kaip tavo įspūdžiai, ar viskas, galvoju, pavyko kaip arenos pranešėjo? Jo, manau, kad tikrai visai neblogai praėjo, fainai. Aš pats paskutinį kartą Lietuvos čempionatą komentavau, tai dar kartu su tavim. Tai buvo mano pirmas toks, kur aš vienas, tai tikrai teko prisiminti ir visas ceremonijas, vėliavos pakilimą, vėliavos nuleidimą, tos pačius apdovanojimus, naktinės mano aplamai pirmos varžybos niekad nebuvau dalyvavęs, net ir atvirose treniruotėse, tai tikrai buvo įdomus konceptas, tai palinkėjau visiems sportininkam išvažiuojant, jau išbėgant į trasą ir raginau visus kitus plojimais, kuo garsiau išleisti, kad ir tas pačias stirnas visas atbaidytų žinoma miške, bet jo, labai fainas renginys. Mano, aišku, klubas organizavo, kas pasikels uodegą, jeigu ne pats savo, tai tikrai, manau, kokybiškas, geras renginys. Trasom lyg niekas ir nesiskundė. Visi kontroliniai punktai buvo savo vietose, tai, manau, įspūdžiai buvo tik tai patys geriausi. Šiaip pagirimas trasų planuotojui, nes nesitikėjau, kad iš tos vietovės pavyks tiek išspausti, ypač nustebino skaidimas, nes vietomis reikėjo galvoti ne kaip bėgti iš punkto į punktą, bet kaip tiesiog rasti, kurį dabar reikia, nes skaidimas tikrai buvo gana neblogas ir šiaip nelabai matėsi kitų dalyvių, ten su kai kuriais gal kelis punktus pasiemi, paskui jie kažkur dingsta, tai šiaip nebuvo to visiškai traukinių važiavimo ir ten bėgimo vienas paskui kitą, tai ten buvo gal keli traukinukai, bet nebuvo taip, kad 10 žmonių bėgtų kartu, tai visai, manau, pavyko ir visai sveikinimai trasų planuotojai, jog
visai puikiai suplanavo tokioje vietovėje. Dar kas buvo įdomu, aš buvau šį kartą tas blogasis dalyvis, kuris atvažiavo tiesiog ten likus gal 40 minučių iki starto, apdovanojimų nelaukė, tai to pasakyti, kaip ten viskas vyko varžybų centre iki galo, aš kaip ir negaliu, bet norėjau patirti tą tokį, ką reiškia būti tuo blogų varžybų dalyviu, kurio dažniausiai organizatoriai nemėgsta, kuris tiesiog tik ateina į varžybų centrą sustartuoti, nueina į finišą, dar pasinaudoja tualetais ir viskas, ir tiek jis ir būna varžybų centre. Ir buvo labai įdomu buvo iš šalies stebėti, kaip tau sunkiai sekėsi prikviesti žmonės į atidarymo ceremoniją. Tai buvo ir, kaip sakyti, ir gaila tavęs, ir buvo ir juokinga, ir gaila, nes tu ten, žinai, visus kvieti, o aš kaip tik irgi stoviu prie automobilių, ten persirenginėju ir žiūriu, ten tu saky, kad eikit, ateikit, čia atidarymo ceremonija ir matau, kad visiems visiškai dzin, visi toliau ruošiasi startui, ten ramiai ir tada, jis jau pradėjo, ten Vilius pasakė sveikinimo kalbą ir tik himnas, visi taip atsistojo, stovi, baigęs himnas, gerai, galim toliau dėtis batus, viską ruoštis taip toliau, tai... Jo, aš gal supranti, anksčiau dalyvaudavau varžybose, kur labai daug dalyvių ir tose naktinėse iš karto jų šiek tiek yra mažiau, nes ten ir startuoti gali tik nuo 16 metų, ar ne? Tai mažiau tų dalyvių ir tada mažiau ir ateina į tą pačią atidarymo ar net ceremoniją ir man buvo gal šiek tiek sunku suprasti, koks kiekis ateina į tą patį vėliavos pakilimą, nors iš tikrųjų, man tai atrodo svarbu ir tos atidarymo ceremonijos tikrai norėčiau, kad tie patys dalyviai tikrai dažniau ateitų ir kartu pasidžiaugtų to vėliavos pakilimu, to čempionato atidarimo, tu daug labiau tada gali pajausti ir tą pačią varžybų dvasią. Ir kas liečia patį varžybų uždarimą, aš tikrai atsimenu ir savo vaikystėje, kad eina žmonės iš karto klausia, ar galiu pasimti prizą anksčiau ir važiuoti namo. Ir čia iš tikrųjų mes turim Lietuvos čempionato uždarimą, yra vėliavos nuleidimas, tai turbūt skaudžiausias vaizdas man buvo, kai leidžiant Lietuvos vėliavą ir giedant Lietuvos himną, tiesiog kažkas automobiliu važiuoja tuo metu iš varžybų arenos, tai tikrai norėčiau pagituoti visus, atiduoti tą pagarbą Lietuvos trispalviai, bei visiems dalyviam, kurie nugalėjo, jeigu patys laimėtume, turbūt irgi norėtumėt, kad jūs palaikytų, tai irgi sudalyvauti toje apdovanojimų ceremonijoje ir varžybų uždarime. Tai aš buvau tas blogasis, kur dar žmonės ne visi finišavo, aš jau išvažiavau su automobiliu, tai pajaučiau varžybose visą tą, ir tu kalbėjai apie atidarimą uždarimą ceremoniją, kadangi aš jau įpratęs visose Lietuvos čempionatuose, ta pati situacija čia nepriklausomai nuo naktinio, žmonės nelabai kreipia dėmesio ten į atidarimą, uždarimą, dabar netgi praeitais metais jau pradėjau tokią taktiką taikyti, kad kalbos atsisveikinimo būna prieš apdovanojimus, nes jeigu tu palieki ten, kad jeigu federacijos prezidentas sakytų atsisveikinimo kalbą, padėkos kalbą organizatoriams po apdovanojimų, tai ten dažniausiai lieka, nežinau, ten 10-20 žmonių. Tai dabar dažniausiai naudoja tokią taktiką, kad pradžioje, tai tada bent jau tie, kas yra apdovanojimuose, išklauso ir tada jau pabaigoje jau vėliavos nuleidimas, jau ten kiek lieka žmonių tiek, bet įprastai taip ir būna, kaip ir tai sveikas atvykęs į mūsų realybę, jog tiek atidarymo ceremonija nelabai kam rūpi ir šiaip sunkiausia tai būna iki atidarymo ceremonijos rasti, kas kalbės. Tai gerai, kad dabar buvo lengva, Vilius pasakė kalbą, bet kartais būna, kad tu ten tiesiog lakstai ir ieškai, kas pasakytų kalbą. Ir dar būna iššūkis, tu ten čempionai, nes kartais tie čempionai neatvyksta natūralu, nes praeitais metais tapo, šiais metais galbūt neatvyko. Ir dar būna iššūkiai, tai arba taip, arba tada jau nei vieno, pavyzdžiui, nebūna. Arba jie yra, bet jie tuo metu kažką kitką veikia varžybų centre ir tiesiog neateina. Ir tu paskelbi 2-3 kartus, matai, kad neateina. Gerai, ką daryti? Gerai, tai direktoriau, jūs pakelkit vėliavą. Nes, o ką tu darysi? Nedarysi, nesakysi, kad kadangi nėra čempionų, tai nieks nekels vėliavas. Tai tada sukiesi iš padėties. Jo, tai iš tikrųjų pasisekė labai, kad turėjom abu čempionus šiais metais, kurie abu kėlė vėliavas ir iš tikrųjų sveikinam. Garsiai apdainuota praeitą kartą iš mano pusės, kad išsipaišo ar ne iš konteksto geriausių metų sportininkų apdovanojimuose. Tautvydas Rimkus apgynė savo čempiono titulą. Šiaip įspūdingas pasirodymas, aš kiek žiūrėjau, kiek jisai darė klaidų, tai 4 minutės, naktinėje trasoje kaip ir normalu, kad prabėgtum visiškai be klaidų ne diena, tai galima suprasti.
4 minutės maždaug klaidų ir 3 minutės aplenkė Tadą, tai tikrai įspūdingas pasirodymas ir mes pirmoji tinklalaidį sakėm, kad ką iš čia veikia Tautvydas metų sportininko rinkimuose, bet su tokia progresija, žiūrėk, mes jau po metų šlovinsim Tautvydą, jeigu taip ir toliau. Šiaip, kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo, tai panašu, kad bent jau sezono pradžia tikrai nuteikia optimistiškai. Taip, tai Tautvydai, atleisk man, atsiprašau, dovanok ir priimk mane į Facebooko draugus. Aš net šiandien galvojau, jį reikia pasikviesti, įsijungiu Facebooką ir ten žiūriu, yra tas cancel request, nebent tai reiškia jau pakvietęs, tad tikiuosi Tautvydas mane išgirs. Šiaip jo, kalbant apie pačio sportininko komentarą irgi, ar ne, minėjo, kad tikrai yra nepatenkinta savo orientavimuose, kad tų klaidų buvo, jis net iki pat finišo iš tikrųjų net ir nežinojo, kad yra lyderis tuo metu savo grupėje vyro elite ir net suriaumojo, finišuodamas tikrai apsidžiaugė jau, kai išgirdo, kad sveikiname jį apgynus jau čempiono titulą. Ir jo, tų klaidų tikrai neišvengia, kaip ir minėjai, ar ne, naktį yra tikrai sunkiau orientuotis, jisai tikrai didžiąją dalį net ir vijosi kitus sportininkus, bet po to jo, kaip ir pats minėjo, išėjo jam jau susidėlioti viską galvoje ir tas rezultatas pasiektas tikrai super sezono pradžiai. Minėjai apie tą būtent, kad jis nežinojo iki pat pabaigos, tai kai tikrai toks rimtas skaidimas buvo, tai tu kai bėgi, nežinai, kuriai maždaug pozicijoje esi, nes aš irgi pradžioj trasos nelabai įsivaizdavau, kur esu, paskui jau paskutiniam skaidime pamačiau, kad žiūriu dar, kad ir Kevinas dar užbaiginėja tik tai tą kilpą, žiūriu kiti dar, tai tada supratau, kad aš čia visai nesu dugne, tai dar visai galiu neblogą poziciją užimti, tai turbūt ir čia buvo panašiai, kad Tautvydas natūralu, kad nežinojo, nes kai toks skaidimas, tu net neįsivaizduoji, kur dabar esi, galbūt tu 5 ar 1. Ir tik tai jau iš esmės, ir dėl to tas yra dar įtampa pačioj pabaigoje, nes ten 5 kontroliniai punktai buvo pabaigoje, tu esi vienas ir tu nežinai, ar yra kažkas prieš tave, ar tau už 10 sekundžių iššoks iš kokio krūmo kitas tavo varžovas ir jis galbūt antras ir tau reikės kovoti iki finišo. Tai toks, žinai, bėgi iki pat pabaigos ir nesi tikras, kur kiti varžovai. Jo, ir Tautvydo forma fizinė tikrai įspūdinga, tai parodo ir tas, kad 3 minutės su pusė net sugebėjo 2,5 minutės, atsiprašau, 3,5 minutės taip aplenkti Tadą Demantavičių, tai kalbinau po varžybų Tadą, tai irgi paminėjo tikrai stiprią Tautvydo fizinę formą ir 3 vietoje iš Arboro Rokas Barauskas. Tai irgi tikrai superinis rezultatas, aš labai aplamai džiaugiuosi, čia 3 Arboro žmonės buvo top 7, tai kaip ir minėjau, Rokas Barauskas 3, Domas Juknevičius, kuriam dar tik 19 metų, šiuo metu buvo 5 ir Dovydas Kaušakys 7, tik tai 1 sekundę finišė, jisai pralošė Kevinui Ališauskui, kur Kevino irgi šiuo metu fizinė forma, ar ne, jau šnekėjome ir praeitą tinklalaidę, yra tikrai įspūdinga ir kalbinau Roką, taip pat po šių varžybų, tai labai pasidžiaugė jis už tą Krekenavos trejetą, minėjo, kad šis trejetas Baltijos čempionate taip pat estafetėse yra dalyvavęs kaip komanda ir ten pasiekė prizinę vietą, ten Svajūnas Ambrazas sakė, jos buvo pramynęs Krekenavos liūtais, visi pas tą patį trenerį treniravosi, primink Vytas Dulius. Taip, Vytas Dulius ir Rokas pats dabar jau kartu su Dovydu eina treniravimo link ir Rokas minėjo, kad dar dabar jam sunku perprasti, yra Duliaus technika, kaip jisai treniruoja, bet tikrai rezultatai yra matomi ir labai smagu, kad Krekenavai užaugo to jaunimo ir tikrai bus labai įdomu stebėti šiais metais Lietuvos čempionate estafečių, kaip irgi seksis būtent šiam trejetui. Mane tai labai nustebino Kubauskis Tijus, maloniai 4 pozicija. Ir 7 minutės jisai pralaimėjo Tautvydui ir tame šeštuke man 2 ir netikėti ir buvo Kubauskis Tijus ir Juknevičius Domas, nes aš tikėjausi, jog tame šeštuke bus kiti, galbūt Pranas Germanavičius, galbūt Kaušakys Dovydas, kurie atrodo labiau patyrę. Tad labai maloniai stebina Tijus ir Domas. Tai Tijus 2/3 trasos praėjus, jis net kartu dar buvo su Rimkum ir Demantavičium. Tai tikrai jis ten po to labai smarkią klaidą iš karto po to darė ir net kelias. Tai tikrai galėjo ir dėl to pačio stipriausio trejeto pakovoti. Dėl to yra naktinio rizika, nes tu bėgi su greitesniais ir nenori jų paleisti. Ir tu bėgi ne savo greičiu ir taip išeina, jog jeigu ten, nežinau, ar skaidimas skyrėsi, tada tu atsiskiri visai pieno rūgštis ir tu visi šiek tiek, ne savo tempu bėgi ir dėl to yra labai didelė rizika dideliam klaidom. Jeigu jam būtų pavykę atsilaikyti,
tai galbūt ir būtų Roką aplenkęs. Kevinas sakė, depresija net šiek tiek buvo apėmus po šitų varžybų. Stravo irgi labai skambiai pasisakė, kad net nežino, ar toliau dar nori tęsti su orientavimus į sportą. Aš ten tiksliai dabar nepacituosiu, bet jau kitą dieną biškį ir šiek tiek nusiraminęs buvo. Dabar irgi jis jau stovykloje su vaikais telšiuose, tai irgi vėl džiaugiasi ir ta trenerio duona. Tai jam turbūt ir vaikai daug to treniravimo džiaugsmo, ne tik treniravimo, bet ir sporto džiaugsmo atneša. Tai tikiuosi, kad Kevinas atsigaus, išsivalys savo mintis ir dieną jam geriau seksis, nes praeitas naktinis čempionatas Kevinui irgi ne per geriausiai susiklostė. Bet čia yra naktinis čempionatas, tai nereikėtų dar daryti labai didelių išvadų, nes manau, daugelis iš sportininkų neturėjo labai daug naktinių treniruočių. Čia vis tiek, kad tu gerai pasirodytum, turi vis tiek turėti bent keletą naktinių treniruočių, kad pagautum tą būtent principą orientavimosi naktį. Dėl to gali būti, jog moterų elito grupėje Sandra Paužaitė ir buvo pirma, nes atvirose treniruotėse Vilniuje beveik visą žiemą naktinėse bėgiojo Sandra. Ir turim tokį rezultatą, jog ji vėl Lietuvos čempionė, kur daugybę kartų yra tapus Lietuvos čempione. Aš kažkada bandžiau skaičiuoti, kiek Sandra yra tapus Lietuvos čempione, bet taip ir nepavyko suskaičiuoti. Įdomu būtų pamatyti, nežinau, gal Šarai kažkada nufilmuosi Sandros visus medalius, padarysi kokį nors turą po Sandros namus ir pabandysi, man įdomu pamatyti tą vaizdą, kiek pas Sandra yra medalių Lietuvos čempionės ir šiaip prizininkės, nes ten turėtų būti bent jau tokia gera dėžė. Ir vėl moterų elitas, vėl pirmoji vieta, taip kad kaip geras vynas. Jo, aš kalbinau Sandrą ir varžybų centre, aš ir prieš startuojant ir orientavimus į sportą LeBroną Jamesą praminiau dėl jos ilgamžiškumo. Ta ilgamžiškumą tikrai, kiek esu komentavęs varžybų arenose ir kai jinai tuos apdovanojimus laimi, pabrėžiu, nes tikrai, kaip ir minėjai, tą patį sakė ir Sandra, šitose varžybose labai svarbu yra patirtis. Jinai natūraliai jos yra prikaupus daugiausiai, nes jinai jau veteranė, jau 45 metų grupėje gali bėgti ir teko man ją pakalbinti šiek tiek, tai treniruojasi Sandra, gal ne tiek daug kiek elitininkai, jinai taip stengiasi maždaug turėti 5-6 valandų treniruočių per savaitę, jos ten treniruotės taip nuo pusvalandžio iki valandos, vieną kartą savaitę kalniukų pasidaro, tų pačių pagreitėjimų, fartleką kokį subėga, tai tikrai jinai ruošiasi varžyboms, nėra, kad galbūt, kaip ir minėjau, ar ne, lėtininkai, bet tikrai tą fizinę formą palaiko. Aš net, man natūralus klausimas tuo metu pasistojo, ar Sandra negalvoja dar į rinktinę atsirinkti šiais metais į OTSA, tai sakė, kad tikrai apie rinktinės jinai jau nebegalvoja, nes tiesiog rezultato tokio jau nebegali jinai parodyti, kokio galbūt norėtų. Tai tiesiog mano, kad jaunimui reikia augti, pasirodyti ir apie rinktinės tikrai, jeigu kažkam dar kyla klausimų, Sandra šiuo metu negalvoja. Bet yra pasaulio veteranų čempionatas, kur galima irgi kovoti dėl medalio, taip kad yra scenų, kur Sandra gali tikrai sužibėti gražiausiam spalvom. Tai jeigu ne Europos čempionatas Lietuvoje, tai pasaulio veteranų, kodėlgi ne? Taip ir tikrai verta paminėti Sandra tik pačioje trasos pabaigoje, berods likus 3 kontroliniam punktam. Tuo metu Gabija Ražaitytė, kuri liko antra, bėgo kartu su Rimkute, kuri buvo trečia, ir jos bėgo kartu ir ten tada prie pelkės buvo vienas kontrolinis punktas, jos biškį nuklyto per daug iš šono ir tada Sandra tiesiog iš už nugaros atbėgo, bam, susirinko ir finišavo pirmoji. Tai Gabija Ražaitytė antra. Kalbėjau ir su Gabija po varžybų, tai apgailestauja dėl tokio rezultato, jai pačiai tikrai nėra smagu, nes ir kai važiavo į rinktinę stovyklą, taip pat ėmiau iš šios interviu, tai minėjo, kad jinai nusiteikus savo pirmos vietos medalių kolekciją padidinti tais čempionato medaliais ir tikrai sezono startas šioj vietoje jai nesusiklostė turbūt kaip norėjo, bet irgi jinai vertina tikrai Sandros patirtį ir kad tikrai būtent Paužaitė gali įkrėsti jaunesniems į kailį. Kam čempionatas susiklostė, tai Rimkų šeimai. Elite Manto Rimkaus 2 vaikai su medaliais, Rimkutė Gabija 3, tai irgi labai smagu matyti, jog kai atvažiuoji su šeima į varžybas, daug medalių parsiveža visa šeima, tai 3 Gabija Rimkutė irgi labai nestebina, nes matant, kaip jinai intensyviai ruošiasi sezonui, tai natūralu, kad ir turi tam tikrą rezultatą irgi demonstruoti. Kas mane maloniai nustebino, tai Šinkūnienė Dovilė, kuri užėmė 4 vietą. Aš, kai žiūrėjau, kas galėtų būti favoritės ar nugalėtojos,
ją dėjau į 6 vietą, taip kad mane maloniai nustebino, kad jinai 4, tiesa Miglė ir Teklė Milė Gvildytė daug klydo ir Teklei teko nusileisti Doviliai, o kiek pasimenu, praėjusiu metu istorija kartojasi, jog Miglė ir Teklė kovojo ir praeitais metais dėl prizininkių naktinėme čempionate ir dabar irgi kovojo dėja ne dėl prizinio vietų, bet dėl buvimo top 6. Jo, aišku, prizinę vietą paimti šiemet buvo sudėtingiau, nes ir praėjusiais metais ar ne 5 aktai dalyvės buvo moterų elite, šiemet jų turėjom 7, tai gausa padidėjo ar ne dalyvių, ko negalima turbūt pasakyti apie sekančią dieną vykusias pavasario estafetes, nes ten tikrai reikalai buvo liūdnesni, pirmo sezono estafetės ir tų dalyvių skaičius 46 komandos ir tik 120 dalyvių. Tai palyginus ar ne, aš pasižiūrėjau specialiai, nes šitos varžybos įvyko kodėl? Dėl to, nes Kauno estafetės anksčiau būdavo pavasario estafetės, kuris rengdavo Kaunas. Ir atsimenu, kad tai būdavo mano asmeniškai paauglystėje vienos iš laukiamiausių varžybų ir tiesiog galiausiai jau porą metų jos nebevyksta. Tai aš specialiai pasižiūrėjau dar, kai aš sportuodavau, nuo 2010 metų, kokie buvo dalyvių skaičiai pavasario estafetėse ir 2012 metais komandų skaičius buvo didesnis negu dalyvių skaičius praėjusią savaitgalį. 171 komanda ir 484 dalyviai. Ir nuo 2010 metų iki 2012 tam tarpe visada būdavo apie 500 dalyvių. Tada jau buvo 23 metų, pasižiūrėjau tas tokius naujesnius, ne? Porą paskutinių metų, kada dar vyko Kaune pavasario estafetės, tai 2023 metais komandų skaičius 119, 319 dalyvių ir komandų skaičius 2024 metais dar vis buvo 97 ir dalyvių skaičius 264, tai tikrai tie skaičiai yra kokie yra ir man toks irgi įdomus tada klausimas, nes suprantu, kad tos varžybos galbūt renka mažiau dalyvių, dėl to, nes kaip ir minėjau, naktinėje trasoje buvo galima dalyvauti tik nuo 16 metų. Bet ir 16 ir 18 grupėse taip pat buvo daug vaikų iš Telšių, buvo tų pačių vaikų ir iš Gajos atvažiavę, tačiau galiausiai atrodo liko tik patys šiauliečiai. Čia yra keletas niuansų. Pirmas, su Kauno estafetėm aš gal nelyginčiau, nes Kauno estafetės jos turėjo gilią istoriją, jos buvo tradicinės, jos nuo senai vyksta ir tai buvo kaip ir savotiška sezono atidarimo pradžia. Paskui atsirado sezono atidarimo taurės varžybos Klaipėdoje ir aš pavasario estafetės lyginčiau gal su kitomis estafetėmis, kaip Saulės estafetės, Ako estafetės, Durupio estafetės anksčiau buvo ir tokiomis estafetėmis, kur ir maždaug ir susirenka apie 120, kur tiesiog veteranai susirašo, susitinka ir dalyvauja tokiose estafetėse. Pavasario estafetės neturi įdirbio ir tų varžybų dabar yra tiek daug, praktiškai kiekvieną savaitgalį, dabar kaip prasidės, tai žmonės dėliojasi prioritetus ir pavasario estafetės, manau, daugelio orientacininkų prioritetų sąraše yra labai žemame, ypač moksleiviams, nes irgi yra labai daug varžybų, treneriai irgi tada renkasi, galbūt tą savaitgalį palikti laisvą moksleiviams, ypač čia dabar prieš Velykas, jau lab, kad važiuoti dėl sekmadienį tik dėl estafečių iš ten kokio Kauno ar Vilniaus į Šiaulius nelabai ir apsimoka. Tai nelabai apsimoka, bet tada irgi, sakau, suprasčiau, jeigu tai būtų vienintelės varžybos, bet iš esmės jau šeštadienį žmonės atvažiavo į naktinę trasą, tai ar tu beldėsi vidury nakties, grįžti ten į Kauną ar Vilnių, ar tu tiesiog susirandi vietą, kaip mes anksčiau važiuodavom į tą patį Vilnių, kartais jeigu kelių dienų varžybos iš Kauno, tai susirasdavom nakvynę kokioje mokykloje ar panašiai, kur tu gali pernakvoti, iš ryto sustartuoti varžybose, praleisti savaitgalį visi kartu ir tada važiuoti namo. Bet pavasarį buvo kiek? 120 dalyvių, o naktinėme 170. Tai 50 dalyvių, tame tarp ir mane, nestartavo estafetėse. Tai kas, manau, yra gal kaip ir normalus skaičius. Jeigu pas mus yra dabar kokie 500-600 maždaug orientacininkų, kurios tu galėtum, kurie potencialiai galėtų dalyvauti, tai kai kurie galbūt, tai mes jau vien 400 praradom, nes dėl vienų varžybų važiuoti nelabai apsimoka, tai iš to 170 kažkas irgi atkrito, gal kas komandos neturėjo, arba gal turėjo kitų planų ir gavosi taip, kad turėjome 120. Tai čia aš manau, kad, žvelgiant istoriją estafečių į kitų, tai manau yra normalus visai skaičius ir aš kažko labai, nedramatizuočiau, manau tai buvo tas natūralus skaičius ir
Šiaip estafetėms labai yra sunku įeiti. Aš atsimenu, kai mes bandėm daryti ąžuolo estafetės, čia prieš 10 metų, kurios būtų labai panašus kaip mini Jukola, tai ten iš vis užsiregistravo 30 dalyvių ir mes vietoj to, kad turėtumėm varžybas, pasidarėm tiesiog tiem žmonėm treniruoti, kurie užsiregistravo. Tai estafetėms yra toks niuansas, kad naujoms estafetėms yra labai sunku įeiti, nes tu turi surasti 3 žmonės, dar jeigu veteranai susiranda, tai moksleiviams, ypač treneriams labai sunku yra surasti 3 vaikus tos pačios amžiaus grupės, kurie tą savaitgalį norėtų važiuoti, nes tai nėra Lietuvos čempionatas, tai nėra kažkokios labai svarbios varžybos, plus nėra tos kažkokios to kažkokio dalyko, dėl ko tu labai norėtum važiuoti, nes nei šakotis, nei kažkas, tokio nėra motivatoriaus, kaip pavyzdžiui, nežinau, dabar visi kitą savaitgalį, man atrodo, bus Kurzemės pavasaris, kai mes dabar rašinėjom, tai ten 1000 žmonių ir ten kokie 400 lietuvių turbūt bus. Tai ten kažkodėl žmonės važiuoja, nes ten matyt, yra kažkoks dalykas, kuris tave masina. Pavasario estafetės, tai visi žmonės pasižiūrėjo kaip į tas įprastas A-ko ar durupio estafetės, kur tiesiog, ten eilinės estafetės, kurios yra labai žemo prioriteto. Jo, ir mes diskutavom su Vilium, kodėl tų dalyvių galbūt mažiau, ar ne, aplamai orientavimuose sporto varžybose. Ir kaip tu pats ir minėjai, ar ne, važiuoja į užsienį, atsidarė daugiau galimybių žmonėm keliauti. Yra dabar tos lygos mūsų vadinamos. Ir šiais metais mane papildysi federacija pristatė lygas, tiek estafečių lyga, moksleivių, jaunimo, elito lygos, veteranų lygos. Gal gali tada plačiau papasakoti, kodėl tiek daug yra tų lygų ir ar jos kažkokį, nežinau, dabar matom, kad kol kas jos nemotyvuoja žmonių, nes dabar estafečių lygos buvo etapas pavasario estafečių, bet dėl to papildomai neatsirado daugiau dalyvių estafetėse. Jo, tai iš tikrųjų grįžtant vėl, dėl ko tų mažiau dalyvių, tęsiant, tai kaip ir minėjau, galimybės išvykti į užsienį, tuomet atsiranda labai daug alternatyvų, nes turime labai daug bėgimo, bėgimų turų etapai, kur žmonės kartais pasirenka dalyvauti dviračių varžybos elito grupėje, dėl ko galbūt kartais mažiau, tai elitininkai renkasi tą patį triatloną išbandyti. Tikrai mano pažįstamų tarpe yra kas iš orientavimuose sporto į Hyrox eina pasibandyti. Daug atsiranda kitų įdomių sporto šakų ir žmonės jau galbūt atsivalgia to orientavimuose sporto ir nukrypsta kažkur kitur. Ir tikrai orientavimuose sporto federacija daro paskatinimą, kaip ir minėjai, tas pačias lygas, kad žmonės dalyvautų. Tai pavyzdžiui, su tom pačiom estafetėm, Labirintai miške, estafečių lyga, naujai sukurta šiais metais 4 etapai. Vienas iš jų kaip tik buvo ir Šiauliuose, tuomet turime šiais metais jau ir Lietuvos orientavimuose sporto federacijos elito ir jaunimo lygas, turime moksleivių lygą, taip pat turime Perlas Gau ir veteranų lygą. Ir visa tai yra sukurta tam, kad skatinti žmonės dalyvauti, nes tikrai galbūt kartais ne visose varžybose ir visi dalyviai dalyvauja. Tai pavyzdžiui, tokie kaip mane, galbūt gali užkabinti tai, kad aš galiu lygoj galbūt tada daugiau pasiekti, kaip ir būdavo anksčiau masinėse, tose atvirose treniruotėse, sustartuoti kuo daugiau etapų irgi gauni atskirą prizą. Tai čia irgi tu gali tada pakonkuruoti su kitais ir galbūt pasiimti kažkokią aukštesnę vietą, ko galbūt tu kažkokiam čempionate, asmeniškai nepadarysi. Ir tikrai čia kaip ir federacijos vienas iš tikslo, galbūt irgi daugiau ir kalbėti apie tas lygas, tai mes irgi galbūt kaip federacija stengsimės daugiau komunikuoti, gal tikrai dar žmonės nespėjo ir susipažinti su tom lygom, tai tikrai tai galite padaryti orientering.lt interneto svetainėje, stengsimės tikrai daugiau informuoti ir apie tarpinius lygų rezultatus, tad tikiuosi, kad šis projektas kaip tik padės išsaugoti bei pritraukti naujų dalyvių. Kalbant apie tą pritraukimą, aš turbūt lygose, kadangi teks daug varžybų dirbti pranešėjų, tai nepavyks man labai pakovoti dėl lygos nugalėtojų titulo, bet atvirose treniruotėse, jeigu galim paėti prie tos temos, ten kartais, jeigu sudalyvauju pas vieną rengėją daugiau, tai tada visai tada pamatau, kad aš dabar pirmauju ten tam tikroje grupiai, tai visai motyvuoja, visai smagu yra sezono gale, tada gauti tam tikrą suvenyrą ar prizą. Pavyzdžiui, dabar irgi baigėsi vienas ciklas atvirų treniruočių, laimėjau rankšluostį, laimėjau gertuvę. Tai visai buvo smagu, visai buvo malonu toks mažas siurprizas ir tada tu toks pakovoji su savo maždaug lygio atletais ir tada tu turi tokią kaip ir atvirų treniruočių lygą. Tai mane tai, pavyzdžiui, asmeniškai visai motyvuoja, tai aš
tikiuosi, kad tie, kurie aktyviai dalyvaus, pamatys, kad irgi kažkur yra aukštai ir gali pretenduoti pabaigoje į prizus, kurie vyks Lietuvos taurės metu, tai kodėlgi ne? Jo, iš tikrųjų, kas liečia atviras treniruotes, tai irgi labai įdomi tema, nes jų gausa šiais metais yra, ta prasme, aš atsimenu savo paauglystę. Būdavo vieninteliai Kauno ketvirtadieniai, kur tu laukia kiekvieną savaitę, kad gautum tą treniruotę su žemėlapiu, kad ten sustartuotum. Pas mus net šeimos tokia tradicija būdavo, nes mane krikštatėvis nusivedė į pirmas Kauno masinės varžybas, ketvirtadienį tas atviras treniruotės, dabar vadinamas užkabino, tada mama prisijungia, brolis, tėtis, tokia šeimos tradicija būdavo, nueinam, sustartuojam, po to visi kartu pavakarniaujam ir praleidžiam laiko kartu. O čia dabar tas skaičius nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, Kaune dabar turim 2, Vilniui net sunku suskaičiuoti, kiek tų atvirų treniruočių šiuo metu yra ir iš tikrųjų smagu dėl to, nes dažnai yra skundžiamasi, kad orientavimas į sportą, ne tik bėgimas lemia, reikia daug turėti treniruočių su žemėlapiu. Ir dabar jų tu gali turėti N, ta prasme, kiek tik tai nori. Tik tai man įdomu ta pati kokybė, kaip skiriasi, tu galbūt daugiau Vilniui skirtingų irgi esi išbandęs, tai galbūt gali papasakoti, kaip skiriasi, palyginti, kaip ta kokybė, ar išlaiko visos atviros treniruotės lygiai tokią pačią. Ta konkurencija Vilniuje, manau, kiti miestai mums pavydi, nes kai atsirado ta konkurencija, padidėjo lygis man, bent jau aš taip įsivaizduoju ir kiek matau, nes buvo toks laikas, kai ta kokybė buvo tokia labai jau silpnoka ir tam tikri organizatoriai galbūt ir nelabai persistengdavo. Ir dabar, kai čia prieš kokius 5-6 metus atsirado nauja organizatorių banga, tai ir ta konkurencija atsirado labai stipri ir tas kokybės lygis. Aišku, ta konkurencija kartais jau galbūt ir prasilenkia su etika, bet ne man yra spręsti, ar tai yra jau etiška ar neetiška, tai mes turim tam tikrus ir federacijų organus, kurie tą turėtų spręsti, nes yra, tarkim, turbūt praktiškai neįmanoma yra sustartuoti visose atvirose treniruotėse, nes, pavyzdžiui, antradieniais yra 2 rengėjai, kurie vykdo tuo pačiu metu. Gal teoriškai įmanoma, tu 4 valandą pas vieną sustartuoji, tada 0 pas kitą sustartuoji, bet tiesiog tokia arši konkurencija, kad net tą pačią dieną 2 skirtingi organizatoriai vykdo atviras treniruotės, dabar atsirado pirmadieniais, 2 antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, tik penktadienį dar, bet aš nenustepsiu, jeigu dar po kelių metų mes ir penktadienį turėsim kokią nors, atvirą treniruotę ir tiesiai tada į barą. Bet čia ir finansiškai sunku, visose nesustartuose, aš jau nekalbu, kad 2 į dieną, bet ir atskiras dienas, tai vis tiek kainuoja pinigus, savaitgaliais irgi. Ir tos varžybos kainuoja, tai tikrai, aš kai išvelgiu tikrai pliusą, tai šioje vietoje, kad galbūt kažkas negali ketvirtadieniais ten dirba, galbūt kažkas antradieniais ar trečiadieniais, tai aš tada eisiu pirmadienį. Tai tiesiog tas pasirinkimas iš šito, kas liečia lygį, aš iš Vilniaus įsikraušiu gal prieš kokius 3 metus ir aš labai mėgdavau Vilniaus ketvirtadieniuose lankytis. Aš trečiadienį gal esu tik tai vieną buvęs, man ten labai patiko trasų kokybė, nes ten net Maros prieš čempionatą Baltijos šalių rinktinės nariai ėjo treniruotės daryti, ten buvo labai aukšto lygio trasa. Ketvirtadieniais, kas mane sužavėjo, tai yra ir bėgte, ir dviračių trasos su dviračių žemėlapiais, tu gauni GPS-ą, tu gali save lyginti, nes į tas masinės sueidavo Lietuvos rinktinės nariai iš orientavimo į sporto ir kalnų dviračiais, taip pat važiuodavau ir labai smagu save palyginti su jais, kokius tu pasirinkimus darai ar panašiai. Ir pats jausmas, ta prasme, tu ateini, startuoji, jie supranta organizatoriai, kad tu galbūt pasiklysi ir vėliau grįši, tai visada ir tavęs palaukia ir nespaudžia, tai man tas aplamai toks labai šiltas prisiminimas yra iš tų ketvirtadienių. Ir jo, tai ta konkurencija, jinai yra gana dabar stipri, pažiūrėsim, kuo tai virs ateityje. Dėl pačio lygio, tai čia yra gana subjektyvu, kadangi aš nesu, kaip sakyt, nesijaučiu, kad galėčiau vertinti trasų kokybę, nes tu kam be parodysi, tas pasakys, turės savo nuomonę, nes čia yra gana toks subjektyvus, man atrodo, dalykas ir kiekvienas iš mūsų ten vienam atrodo taip, kitam taip, bet šiaip iš esmės tai ten viskas yra tvarkoje su trasomis. Per pastaruosius metus žemėlapių paaugo labai kiekis naujų, nes pagrindiniai organizatoriai jie arba patys daro naujus žemėlapius, arba
kažkiek panaujina tam, kad bent jau, jeigu yra kirtimas žemėlapio, kad jis būtų pažymėtas. Yra toks niuansas, gal kad Vilniuje dabar yra tokių vietovių, kur aš skaičiau, pavyzdžiui, Pasakų parkas dabar yra 4 skirtingi vietovės variantai. Tai tu gali ne tik, kad, pavyzdžiui, jeigu trečiadienį vyksta atviros treniruotės Pasakų parke, ketvirtadienį, tai tu gausi netgi ir skirtingą žemėlapį. Tai yra, nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet dabar mes turim jau Vilniuje tokį lygį, kad tu gali antradienį gauti vieno rengėjo vieną žemėlapį tos pačios vietovės, trečiadienį kitą, ketvirtadienį kitą. Tai Vilniuje dabar jau tokia situacija yra su vietovėmis. Šiaip aš pats planuoju lankytis kiek įmanoma, visiems to lygiai paskirstyti dėmesį, tai dabar aš kaip planavau balandį lankyti atviras treniruotės, tai pažiūrėjau pas vieną organizatorių, pas antrą, pas trečią, pas ketvirtą, susidėliau maždaug dienas, kad to lygiai paskirstyti visiems dėmesio ir planuoju, ta prasme, nebūti taip, kad eisiu tik tai trečiadienis, nes man tas rengėjas patinka, tas kitas nepatinka, tai aš tiesiog eisiu pas visus ir stengsiuosi visiems vienodai skirti dėmesio, nes aš noriu, kad tų rengėjų skirtingų būtų, kad mes nebūtume, nežinau, priklausomi nuo vieno rengėjo, tai tas, manau, tas yra smagu, kad turime keletą rengėjų. Jo, ir labai smagu, kad ne tik keletą rengėjų, bet ir daug miestų įsijungia, ne? Mes dabar šnekėjome Vilnius ir Kaunas, nes patys ten gyvename, bet tikrai turi ir Panevėžys dabar organizuoja, Marijampolė jau visai neužilgo pradės, Telšiai turi ir daug tų didžiųjų miestų tikrai gali dabar pakviesti žmonės ir tikrai su Viktoru pagituosime. Jeigu norite išbandyti orientavimosi sportą, čia pati puikiausia vieta, kaip ir sakiau, aš nuo to užsikabinau, pradėjau, tai tikrai su visa šeima praleisti gerai laiką, neturit kompaso, galit gauti, neturit to pirštelio atsižymėjimui, irgi jums duos. Jeigu kas su dviračiais neturite to staliuko, irgi galit gauti, jeigu net nežinot, kaip orientuotis, organizuoja net ir mini treniruotės. Tikrai galite paprašyti organizatorių, padės ir ta mūsų bendruomenė tikrai šilta, galite ir patys prieiti kažko paklausti ir visada padėsim, tai tikrai skatinu ateiti, sudalyvauti, pažinti tą orientavimosi sportą ir jeigu ieškote daugiau informacijos, tai dbsportas.lt svetainėje skiltyje masinės, bandysime visai netrukus sukelti daugiau informacijos ir į orientering.lt. Taip pat jeigu sekate mūsų socialinėse tinkluose, tai kiekvieną savaitę irgi pasidaliname tiek Facebook'e, tiek Instagramo storiese artėjančiom visom atvirom treniruotėm su laikais, kada galite startuoti, kada galite finišuoti ir kokio ilgio trasos jūsų laukia. Jo, tai ne tik galite dalyvauti atvirose treniruotėse, bet taip pat galite prisijungti ir prie rinktinių veiklos. Tai visi yra kviečiami dalyvauti ir Osbekte rinktinės veiklose, nes mes turbūt irgi pasidalinsime šios tinklalaidės komentaruose, kur galite rasti daugiau informacijos. Tai visą šią žiemą Team Lietuva ruošiasi būtent artėjančiam sezonui ir vyksta įvairios treniruotės. Buvo ir visokios naktinės treniruotės ir panašiai, ir toliau vyks įvairios savaitgalinės stovyklos ir kai kuriuose renginiuose gali dalyvauti visi norintys, tad ten yra patalpintas ir mūsų federacijos puslapį ir kalendorius, kur galima rasti ir sužinoti, kur yra kokios treniruotės, galbūt ruoštis įvairiems startams, net jeigu galbūt ir nesate dabar kandidatų sąraše, bet galite prisijungti ir pasilyginti jėgas su Lietuvos komandos nariais. Ir jeigu bijote, tai tikrai to nereikia, aš pats esu dalyvavęs prieš dviračių čempionatą praėjusiais metais dviračių stovyklai, kur organizavo Lietuvoje. Ir tikrai, kartais ir nebaigiu tų trasų, kartais ir vėluoju tai tas treniruotės vieną iš kitos, nes atsimenu, antra treniruotė jau prasideda, aš dar pirmos buvau nebaigęs, bet tikrai labai įdomu, kaip ir sakė Viktoras, pasilyginti tas jėgas, pajusti galbūt tą rinktinės dvasią ir pačiam galbūt tos motyvacijos pakils, jeigu neturite pasiekti to aukštesnio savo tikslo. O jeigu vis dėlto kyla klausimų daugiau, paskaitysite federacijos puslapį, galite parašyti Algirdui Bartkevičiui, rinktinės vadui, algirdas@orientering.lt ir jeigu jau bijote ar kažko galbūt nežinote, kyla klausimų, kaip čia prisijungti, tai visada Algirdas mielai jums atsakys į visus rūpimus klausimus. Kalbant toliau apie pasiruošimą, apie sugrįžimus, Gabrielė Andrašiūnienė sugrįžo ir praeitais metais buvo toks irgi netikėtas, nes Gabrielė paskelbė apie karjeros pabaigą, mes visi atsisveikinome gražiai ir tada žiūriu praeitais metais varžybose, kad Gabrielė jau su dviračiu startuoja, atsirado šeimos pagausėjimas ir tik tai šeima pagausėjo iš karto į trasas.
Jo, tai jinai sugrįžo į varžybas, ne, bet kaip jinai ir minėjo, kad sporto tikrai nemeta, čia aš jau kalbu apie tą pareiškimą apie karjeros pabaigą, kad jinai sporto nemeta, toliau aktyviai leis laiką, nu tai jau tu iš tokio sportininko iš gyvenimo netimsi, ne, tu pats irgi kažkada buvai rinktinėse, dabar nebesi, bet tu vis tiek sportuoji, nori, važiuoji į tas varžybas, lygiai tas pats tikiu Gabrielį, ypač tiek metų praleidus orientavimuose sporte, mane tik tai turbūt labiausiai nustebino, kad ją išvydau rinktinės stovykloje, kur vyko Portugalijoje ir tada aš jau pradėjau kvestionuoti, ar čia nėra jos sugrįžimas į didįjį sportą, nes labai skambus buvo jos pareiškimas tiek LRT, tiek kitose portaluose apie karjeros pabaigą, kai jinai tapo pasaulio čempione. Šitą savo skyrių uždarau ir dabar toliau tiesiog mėgausiu sportu, galbūt irgi pabandysiu naujas sporto šakas, jinai minėjo apie tam tikrus tikslus ir buvo labai įdomu ir aš kalbinau tiek pačią rinktinės trenerę, Ramunė Arlauskienė, tai jinai minėjo, kad smagu, kad Gabrielė prisijungia, jokio spaudimo nedarau. Nu tai man dar toks neaiškus, ar negrįžta Gabrielė, ar negrįžta. Tai gal dar išvažiuosi į aikštelę? Aš po to kalbu su Irmante, Irmantė sako, labai smagu, kad prisijungia ir patirties iš jos daug pasiimsiu, ir po Irmantės Aleliūnaitės to komentaro, tai Gabrielė turbūt grįžta, kodėl nepaklausus pačios Gabrielės. Tai Gabrielė irgi tikrai nepasakė tvirtai grįžtu ar negrįžtu, jinai minėjo tiesiog, aš noriu pasibandyti, pasižiūrėti, ar jausiu malonumą, ar man patiks ir tuomet jau galvosiu apie tą, jinai tikrai nepadėjus taško, reiškia, jinai grįžti gali ir tikrai, mes žinome, tų pavyzdžių yra ne vienas ar ne, sunku turbūt moteriai, ypač jau su 2 vaikais grįžti į didįjį sportą, bet buvo Portugalijos stovyklų ir šiokios tokios varžybos ir Gabrielė rodo, kad tikrai gali. Kaip ir minėjo trenerė Arlauskienė, tu kai orientuotis moki, nu tu šitą jau nebeatimsi ar ne, tu to taip greit nepamirši per kelis metus ir važiuoti formai gauti tu vėl gali. Tai jinai tikrai, aš žiūrėjau, buvo tada toj stovykloj kelių dienų varžybos padarytos, tai gal nuo Algirdos jinai pralošė 2 dienas, bet sprinte ten tikrai nedaug, vidutiniai čia daugiau, bet jinai iš moterų antra. Tai Karolina Jodišienė šiuo atveju atsilikdavo dar nuo Gabrielės ir kas liečia stafetės, irgi šiais metais nebebus mišrių, bus tik tai moterų, tai reikia vėl stipraus trejeto ir Gabrielė, manau, tą trejetą tikrai gali iššokti, nes pasižiūri kitus rezultatus. Tai šiuo metu mane šiek tiek neramina Justės Ambrasaitės fizinė forma, nes jinai tikrai labai atsilieka, bent jau tose varžybose nuo sportininkų. Aišku, sunku ir vertinti šiuo metu, ar ne, tas pats Jonas Maišelis, ten vieną dieną buvo 2, kitą dieną buvo 11, jisai tik tai, bet kaip ir minėjau, mes į tas formas dabar sportininkai įeidinėja, visą tai dar tikrai gali pasikeisti, bet manau, pagal tai, ką aš stebiu šiuo metu, Gabrielė tikrai nekrenta iš konteksto ir tikrai gali sustiprinti tą Lietuvos rinktinę. Ir konkurencija irgi šiuo atveju, manau, yra labai sveika ir visas sportininkės tuo tarpu irgi gali priversti šiek tiek pasitemti. Ir rinktinė dar gali sustiprinti, manau, ir jaunieji sportininkai, kurie gavo stipendijas. Šarai, gal gali papasakot, kas čia per stipendijos ir kas jas gavo ir ką sportininkai žada su jom daryti? Taip, tai jaunojo orientacininko stipendijos kaip tik šią savaitę buvo skirtos, projektas auga, dabar net 10 sportininkų buvo skirta, nes pirmais metais, čia mums dabar 3 metai kaip vyksta tos stipendijos, tai pirmais metais gavo 4 sportininkai, antrais 7 ir šiemet jau 10, nes buvo suaukota net 15 000 eurų, tai tas stipendijas gavo Gabija Rimkutė, Gabija Minčiniauskytė, Gabija Stankevičiūtė, Saulė Traubaitė, Gabrielė Tunkevičiūtė, Kasparas Murėnas, Povilas Rimkus, Gintas Simonavičius, Tijus Jakubauskis ir Matas Stankūnas. Tikrai didelis sportininkų skaičius, kur gavo dar didesnis dalyvaujančių, 29 kandidatai šiemet buvo gauti stipendijoms. Tai kalbėjau su Vilium apie tuos pačius atrankos kriterijus, jisai pats minėjo, kad labai sunku juos išskirti, ten daug dalykų labai žiūri, sportininko motyvacija, kiek jisai gyveno orientavimosi sportų, taip pat atsižvelgia ir į kitus dalykus. Tad, aišku, nenukabinkit nosies, negavo šiais metais, tikrai galite bandyti kitais metais ir tikrai jums, manau, kad pasiseks. Kas liečia tą pačią sumą, jinai tikrai įspūdinga, jinai yra pati didžiausia per visus 3 metus ir šita suma
yra surinkta iš mūsų bendruomenės, iš rėmėjų, žmonių, kurie aukoja tos pinigus ir visą tai jūs galite taip pat padaryti parama.orientering.lt, rasite daugiau informacijos ir net 5 eurai yra labai svarbu prisidėti ir tos sumos tikrai nėra, kad čia atėjo vienas kažkas, aš ir Viktoras numetėm 15 000, tikrai čia yra mūsų visos didelės bendruomenės rezultatas skatinti mūsų sportininkus ir to tikrai reikia. Aš su pačiu Kasparu Murėnu šnekėjau, kuris jau 3 metai iš eilės gauna tą stipendiją ir tiesiog elementariai žmogus gali fokusuotis į sportą, į savo mokslus, jam nereikia daug galvoti apie tai, kad reikia būtinai ieškoti darbo šiuo metu galbūt ar panašiai, gali tiesiog siekti savo rezultatų tam, kad galėtų garsinti Lietuvą. Labai gražiai tu čia pasakė apie jauno sportininko stipendiją, tiesiog kad mano laikais būtų buvę tokios stipendijos, tada galbūt mūsų mažiau jaunimo būtų kalbėję po kiekvienos Lietuvos taurės, kad gal jau aš jau baigiu karjerą ir panašiai, nes čia yra labai toks irgi motyvuojantis dalykas, nes jeigu tu gauni stipendiją, tu negali šnekėti varžybose, kad aš čia gal patingėjau, gal nesportavau, nes už tavo nugaros yra 19 alkanų, kurie mielai tą stipendiją pasimtų, taip kad tai yra iš vienos pusės ir paskatinimas, iš kitos pusės ir įsipareigojimas, kad tu turi rodyti tam tikrus rezultatus, nes jeigu tu tinginiausi kitais metais gali likti ir be nieko. Taip, ir Kasparas Murėnas irgi minėjo, kad fainai, jis labai jaučia didelį palaikymą bendruomenės, bet tuo pačiu tai tau didelė atsakomybė neša. Jau tu jautiesi įsipareigojęs, ar ne? Žinai, kas dar yra faina, kad mes visai netrukus turėsime svečią. Ir svečias gyvenime turi, 2 gyvenimus turi, orientavimus į sportą ir biatloną, ir tie 2 to mūsų nuostabaus svečio gyvenimai, jie yra šiek tiek ir panašus, nors ir šiek tiek ir skirtingi, nors mes turbūt taip įsivaizduojam, kad biatlonas yra visiškai skirtingas nuo orientavimas į sportą, bet iš dalies taip nėra, nes tiek ir biatlone, tiek ir orientavimas į sportą tu turi kombinuoti, jeigu orientavimas į sportą, tu turi galvoti, kaip rasti kuo greičiau kontrolinius punktus, tai biatlone tu turi kuo tiksliau pataikyti ir tuo ir šie 2 sportai yra gana panašus, nes tu ne tik, kad turi užsimti fizinę veiklą, bėgti ir čiuožti slidėmis, bet tu dar turi ir galvoti, tiek ir biatlone, tu turi visą rutiną, turi pagauti ritmą, tu atčiuožęs į šaudyklą, tu turi atlikti tam tikrus veiksmus, kad tu nusiramintum, kad tu pagautum momentumą ir kad tu teisingai atliktum šaudimo veiksmus, lygiai ir orientavimas į sportą, tu turi irgi pagauti tą momentumą ir žinoti, kada tu turi galbūt labiau susikaupti, kada tu gali galbūt patinginiauti, kurio momentu tu gali greičiau arba lėčiau bėgti. Ir Šarai, ar tu žinai, kad yra tokia sporto šaka orientavimas į biatlonas? Tikrai ne, nustebink mane. Aš pats nustebau. Man atrodo, Algirdas Bartkevičius ją yra bandęs, tai jeigu mes turėsim čia Algirdą kažkada tarp svečių, būtinai paklausim, man atrodo, jis man yra pasakojęs ir aš kiek pasidomėjau, tai yra tokia, aišku, jos niekas nepripažįsta, turbūt kaip oficialiai kaip sporto šakos, bet yra federacija, tarptautinė orientavimusi biatlono federacija, jie irgi šaudo į taikinius, kaip biatlonininkai, tik tai vietoj to, kad čiuožtų slidėmis, jie bėga orientavimosi trasas, ten yra įvairios rungtys, sprintas, vidutinė ir jie žymisi ant žemėlapio ir tokį turi kombinuotą dalyką. Tai netgi vyksta pasaulio taurės etapai, pasaulio čempionato etapai, aišku, ten lygis turbūt kvestionuojamas, bet yra tokia sporto šaka, aišku, jos ateitis yra labai miglota, nes kuo biatlonas labai skiriasi nuo orientavimosi sporto, tuo, kad tu negali labai didelio turėti masiškumo, nes orientavimas į sportą, tu ką, atvažiuoji su palapinėm, bet kokiam lauke pasistatai, pasidarai varžybų centrą ir turi varžybas. Biatlone tu turi turėti šaudyklą. Tu šaudyklos bet kur nepastatysi laukuose. Turi vis tiek turėti tam tikrą infrastruktūrą. Ir jeigu mes sakom, kad orientavimas į sportas ir biatlonas kažkaip susijungs, tai problema yra tame, kad įprastai ten, kur yra biatlono šaudyklos, ten būna žiauriai neįdomios trasos. Aš esu bėgęs keliose stacionariuose trasose, tiek Estišunde Švedijoje, tiek Otepė Estijoje. Ir ten vietovės, ten masinės atviros treniruotės gal ir galėtų įvykti, bet Lietuvos čempionato ten niekas net neleistų daryti, nes tos vietovės yra visiškai neįdomios. Ir va čia yra vienas iš tokių turbūt dalykų, dėl ko šita sporto šaka nelabai turės ateities, nes jos biatlonininkai nepripažins, nes čia tu bėgi, o orientacininkai irgi nepripažins, nes tiesiog tose vietose, kur yra biatlono šaudyklos, vietovės yra neįdomios ir tu
Tai jo, tai šitos sporto šakos gal kaip ir smagus aktivitis, kaip smagus užsiėmimas po darbo, bet kad tai būtų kažkokia labai rimta sporto šaka, ar nebūtų olimpinėse žaidynėse, tai aš tuo labai abejoju. Ir Aš matau, kad Viktoras tikrai yra pasikaustęs aš labai stipriai. Aš visą šį mėnesį gyvenau biatlonu ir tu kaip sakei, kad žmonės išeina į Hyroxą, tai jeigu biatlonas būtų toks lengviau šiek tiek pasiekiamas ir tu galėtum po darbo nuvažiuoti kažkur, nežinau, į atviras treniruotės, tai manau irgi ne vieną ar ne dvi tokias treniruotės mielai turėčiau, nes vieną kartą esu bandęs, labai patiko ir tikiuosi, kad galbūt biatlono federacija ras tokių būdų kaip man, entuziastam, kurie matė per televizorių jau 15 metų gyvena šitą sporto šaką ir tiek kažkada irgi bandžiau šaudyti, tai galbūt irgi ras man tokį būdą atvirom treniruotėm, kur aš irgi galėsiu pabandyti. Taigi, manau, Viktoras tikrai neblogai supažindino visus su biatlonu, bet manau, leiskime iš tikrųjų pristatyti šį sportą jums tikrai šios sporto šakos žinovė jau turbūt specialistai Juditai Traubaitei, tai kviečiame pas save. Taigi pagaliau šalia mūsų šviežiai iškepta olimpietė, orientacininkė, biatlonininkė, futbolininkė ir dar ir su muzika tikrai žmogus gali mum pagroti ir mūsų visus nustebinti. Judita Traubaitė, taigi sveikiname su tavimi. Sveiki. Labas. Smagu būt labai. Kaip šiandieną jautiesi, kaip jau po tų visų olimpiadų atsigavus, atsikvėpus ar užsisukus savo reikaluose šiuo metu? Jau po truputį praėjusiu važiuoti, bet tokių atrodo nėra kaip ir didelių reikalų, ką labai reiktų padaryti grįžus, bet vis noris tai šiandien, tai ten, ko greičiau pasimatyti, susitikti, tai kažkaip dar vis taip pirmyn atgal šiek tiek bėgioju, bet jau išeina šiek tiek susirinkti normalų ritmą. Dabar baigėsi sezonas, kaip tik kovo pabaigoje, šiaip įprastai biatlonininkai mėgsta kur nors į šiltus kraštus važiuoti pailsėti, ar tu kažkur planuoji tokias atostogas turėti, ar neturėsi kažkokių tokių specifinių atostogų, kur, nežinau, 2 savaitėm į šiltus kraštus, kur nieko nedaryti ir negalvoti apie sportą? Tokių kaip ir nesu labai nusimačiu šiemet. Sakyčiau, net priešingai, mūsų daug kas mėgsta dar po sezono iš karto važiuoti pasilidinėti į šiaurę kur nors. Ir aš pernai, užpernai taip dariau, bet kažkaip jau šiemet ilgas tas sezonas tikrai išėjo ir pasirengimas, tai jau to sniego kaip ir užteko. Labai gražus orai čia dabar Lietuvoje, tai visai smagu ir čia būt. Tai esu nusimačius ten truputį savaitgalių ilgesniam išskris galbūt Europai tiesiog pasibūt kitur, bet tokios tolimos kelionės kaip ir ne. Esi pati kaip ir į biatloną dabar daugiausia orientuojas, ar ne? Tačiau vis tiek šita tinklaladė yra apie orientavimosi sportą. Tai daugam kyla iš tikrųjų ir klausimas, koks tas tavo ryšys su orientavimosi sportu ir kaip ir kodėl nuėjai į biatloną? Tai tas ryšys su orientavimosi sportu labai stiprus. Nežinau, čia skirtingais tokiais kaip jūviais turbūt galima būtų žiūrėti. Tai visų pirma, mane su orientavimosi sportu visą laiką sieja riša šeima, artimieji, giminaičiai. Tai vienas iš dalykų, kodėl nuo šito sporto tikrai nenutolstu. Kitas dalykas, draugai, aišku, pažįstami, klubiečiai. Tai irgi labai svarbus dalykas, artimas. Na ir tada, aišku, pats sportas iš savęs, orientavimas sportas man labai patinka dėl įvairių dalykų. Tai vien dėl to tikrai jaučiuosi šitam sportui visada artima ir mielai dalyvauju, kai tik galiu. O kaip išėjo, kad į biatloną jau, tai biatlonas buvo tas sportas, kurį turbūt labiausiai stebėti mėgdavau. Tai čia kaip ir Viktoras minėjo prieš tai pats, kad daug metų žiūrėjo ir norėjo pasibandyti, gavo progą, tai aš irgi taip pat norėjau tiesiog pasibandyti, bet tas pasibandymas išėjo šiek tiek kitoks, negu galbūt iš pradžių įsivaizdavau ir gavau realiai pasiūlymą pagalvoti, gal norėčiau prisijungti ir rimtesniam tokiam variantui. O iš tikrųjų tavo sesė irgi tikrai gerai slidinėja, čia šiais metais irgi tam pasaulio čempionate jai puikiai sekėsi. Išduok paslaptį, biatlono federacija neskautina dar tavo sesės, nebandys perimti? Norėt, aišku, galbūt ir norėtų, jie tikrai faktas, kad jie ieško žmonių šiaip, kurios galėtų pritraukti, nes biatlonas tikrai nėra toks masinis sportas kaip orientavimas sportas ir ypač jaunimo labai trūksta. Tai žinoma,
kuomet mato žmonės, nesvarbu ar iš orientavimo sporto, ar iš slidinėjimo, kuriem artimas žiemos sportas iš esmės, tai labai mielai turėtų turbūt savo bendruomenėje, bet šiuo atveju, manau, čia tikrai priklauso ne vien nuo federacijos, bet ir nuo pačių sportininkų, kas jiems svarbu, ką jie tuo metu renkas. O panašu, kad daug to palaikymo turėjo, ne? Tu orientavimuose sporte buvai, futbolą žaidėjai, tai mačiau ir iš jų tikrai daug dėmesio sulaukiai prieš olimpinės žaidynės. Visas tas dėmesys tau, aš suprantu, turbūt kelia malonumą, ne, tu ir pati tai mini, bet ar tuo pačiu tau papildomo spaudimo neuždeda? Tikrai prideda. Pirminis toks būna beveik visą laiką tarsi papildomas spaudimas, ta reakcija tokia, kad nežinau, iš tikrųjų jaučiu didesnį atsakomybę, atrodo, kai pamatau tą pirminę žinutę ar kažką, bet paskui kažkaip pagalvoji, supranti, kad tiesiog, kiek yra žmonių, kuriem iš tikrųjų įdomu, kurie seka ir palaiko. Ir labai stengiuosi ir savo pati apgalvojus pateikti būtent per šitą prizmę viską ir tada pasidaro visai net smagiau jau startuojant, tarsi pats visas šitas dalykas, nežinau, įgauna tokią kaip ir prasme šiek tiek didesnė, kartais atrodo, tikrai pasitenkinimas tą didesnis, kai supranti, kad yra ir kitų žmonių, kuriem nemažiau įdomu negu tau. O po olimpiados žmonės gatvėje atpažįsta, parduotuvėje dabar, nežinau, žvilgsniais palydi, ar po olimpiados viskas irgi tas įprastas gyvenimas ir tiesiog, nežinau, niekas tavęs net pažįsta, ar net išimšta, čia žiūrėkit, Judita už gatvę, Judita eina kitą gatvės pusę. Neteko pastebėti labai tokių pokyčių, sakyčiau. Čia žiemos sportas gal irgi visai dėkingas, nedėkingas, nežinau kaip čia pažiūrėti iš kurios pusės, bet startuojama, kai su kepurėm, juostelėm, akiniais ir visko. Aš pati kartais atrodo, galėčiau net pažinti kitų šalių sportininkų, galbūt kai apsirengia visai kitais rūbais, nusiima visus aksesuarus sportinius, tai ne, tokių dalykų tikrai nėra ir šiaip olimpiados nepasakyčiau, kad labai kažkas būtų pasikeitę, galbūt tokių oficialių renginių, kažkokių priėmimų turim nukreiptų visus olimpiečius, paralimpiečius, tai tokia būtų turbūt didesnė tik permaina, kažkokie laikini įvykiai. Šiaip uždavinėjom, prašėme užduoti klausimus mūsų Instagrame federacijos, kad irgi įsitrauktumėt, tikrai sulaukiam dėmesio, tu sulaukiai dėmesio, nes žmonėm įdomu, kaip tau sekasi. Ir vienas iš tų klausimų buvo, kaip atrodo olimpinės sportininkės rutina, domina ir kaip atrodo tavo laisvalaikis. Tai jeigu žiūrėt sezono metu, kuomet vyksta pasirengimas, tai standartinė diena vis tiek būtų turbūt toks kaip karkasas pagrindinis, tai 2 treniruotės, rytinė ir vakarinė popietinė. Tai aišku, ten pusryčiai, pietus, vakarienė, tai čia tie dalykai, kurie visą laiką bus. Ir tada tokie dalykai, kas dar susiję su sportu būtų, kur stengiuosi traukti, jau priklausomai nuo savijautos ar kažko, tai mankšta rytinė prieš pusryčius, paskui dienos metu, ypač iš trenerių pozicijos žiūrint, labai pageidautinas dalykas turbūt būtų ir miegas pietų, bent trumpesnis kažkoks. Tuomet vakare ar kažką masažus kartais turime, priklausomai nuo poreikio užsirašom, tai dar valandėlę kitą ten tam susinaudoja. Ir toks specifinis labiau biatlono dalykas, kurį irgi reiktų stengtis pasirengimo sezono metu įtraukti, galbūt dar trenažas, tai darbas su šautuvu ne šaudykloje, o tiesiog be šovinių, tiesiog atidirbinėjom judesius, nuspaudimą gaiduko, tojus techninius dalykus, tai čia jau darbas asmeniškai pačiam. Ir kiek lieka, tai ten aš asmeniškai galvosūkius, ko jūs mėgstu paspręsti, nežinau, filmus vakare pažiūrim ar serialą kokį, namo grįžus, tai jau kitaip dėliosiu vis tiek šiek tiek. Dar kalbant apie rutiną, pas jūs biatlone labai yra, jūs esat susieti su tam tikra vietovė, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje yra tik Nemenčinė ir Ignalina, kur galit turbūt šaudyti, kitose šalyse irgi tų biatlono šaudyklų yra gana santykinai mažai. Ir jūs kiekvienais metais tose pačiose šaudyklose, tose pačiose trasose, kaip jūs su šita rutina kovojat, nes turbūt Europoje tų trasų, nežinau, ten 20-30 turbūt yra ir jūs vis tiek sukatės tose pačiose trasose, tai kaip jūs su šita rutina kovojat?
Na, aš kol kas vis tiek, kiek čia 4 metus esu, tai nelabai dar teko pajaust tokios kaip didelės rutinos, nes esu pagalvojus, man kaip orientavimas sporto atstoviai, tai šitas dalykas šiek tiek toks yra sunkesnis, kad vis tiek ta rutina egzistuoja žymiai didesnė negu mūsų orientavimas sporte. Bet sakau, kol kas man nėra taip, kad būtų labai pabodus kažkuri vieta ar kažkaip. Vasaros stovyklų, tarp sezonio stovyklų daugiausiai faktas darom turbūt kokioj Otepėj, kiek man teko būt. Ir iš kalnų stovyklų tai Obertiljach labai mėgstam Austrijai. Bet ten vietos labai gražios Austrijoje. Otepė taip pat labai geras iš tikrųjų centras. Labai viskas patogu kaip ir lokaliai, bet ir pabėgioti yra kur, ir dviratį jau ką praminti yra kur, ir riedslidžių trasa palyginus su turbūt visais kitais centrais, kur vasarą teko būti viena tokia dinamiškiausių, ilgiausių, tai šitas visai nieko, o žiemą sezono metu irgi kol kas kiekvienam stadione pabuvau turbūt daugiausiai 2-3 kartus, tai irgi vis dar viskas buvo gan nauja, gan šviežia, visai įdomu. O tu kaip pasakai apie tą savo laisvalaikį rutiną, visai tokių girdėjau daug dalykų, ar ne, kad federacija norėtų, kad tu pamiegotum, ar ne, to paties pietų miego. Tu pati minėjai pusryčiai, pietus, vakarienė, man pačiam įdomu, tau sudaro tvarkaraštį, ką ir kaip valgyti, ar jau čia savo nuožiūrą tu maitiniesi? Ne, savo nuožiūrą. Yra žmonių, kas dirbo kažkiek su specialistais, bet iš esmės patys žiūrim, ir priklauso dar kaip gyvenam. Kartais apartamentuose gaminamės patys, kartais gyvenam su maitinimu, tai tada iš viso automatiškai jau to pasirinkimas apribotas yra iš išorės. Kokie tavo mėgstamiausi pusryčiai yra prieš varžybas? Kokie Juditos arkliukas, ant ko jinai pavalgiusi, jau galvoja, kad viskas, šiandien neprašausiu ir slysiu labai gerai. Prieš varžybas tai turbūt vis tiek košė dažniausiai tenka valgyti. Bet iš kitos pusės labai tie startai, jeigu pasaulio tauriai startuojant, tai startai dažnai vėlyvi, tai tie pusryčiai pasidaro kaip ir neįtin svarbu labai, ką ten valgysi. Vis tiek, kaip sakom, varžybų dieną prieš angliavandeniai, ne baltymai, ten turėtų dominuoti faktas, bet nėra to, kaip jaučiu daug didesnį skirtumą įtaką, kai kalbama apie maistą prieš bėgimo, tarkim, varžybas ir tada ir tas laiko intervalas, kiek prieš startą ir ką suvalgysiu, man daug labiau jaučiasi, negu ką aš papusryčiau sustartuodama 3 dienos ar 5 vakaro. Jo, čia dabar kalbam apie maistą, praeitą tinklalaidę su Vilium kalbėjom, tai čia geresnis šiek tiek pavyzdys. Jo, bet supranti, maistas yra labai įdomu visiems. Man irgi toks tiesiog natūraliai kilo klausimas dėl to, ką tu valgai. Man dar yra ir vieno tokio mūsų žiūrovo Žilvino klausimas, sausi pusryčiai. Tu pirmą dedi sausus pusryčius ir tada užpili pieno, ar pirmą pili pieną ir tada sausus pusryčius? Aš tai pirmiau pieną visą pilu. Nežinau. Noris, kad kuo mažiau spėtų sudrėkti dribsniai. Ir kitas dalykas, žinau, kad daug kas daro atvirkščiai, tai daro dėl to, kad savo paskui pieno per daug ar kažkaip, tai man tos problemas nėra, aš pieną labai mėgstu, tai jo per daug ten nebūna, paskui jeigu ką galima papildomai dribsnių, tai aš pieną visą pirmą. Aš tai pirmą pilu dribsnius ir po to pieną, man tiesiog dar ir mėgstu labai daug dribsnių prisidėti, kad kaip pili pieną, jeigu daug liktų dar nesudrėkusių ir tokį krančiai, žinai, kad būtų. Čia pas mane pati keiščiausia tada rutina, nes aš pilu pieną, tada pilu dribsnius ir tada, kadangi pienas iš šaldytuvo, tai man jis per šaltas ir dar šiltą vandens įpilu. Šilto vandens? Kad kas šilčiau būtų. O tai nebandyk, kad išsivirt su pusryčių sriubos. Matai, kokie mes visi skirtingai keisti esam. Bet dar, jeigu grįžtant prie rutinos ir prie orientavimosi sporto, tu dabar daugiau treniruojasi negu tada, kai ruoždavais orientavimosi sporto čempionatams. Ar irgi tada 2 treniruotės per dieną turėdavai? Ne, vienareikšmiškai visai kitas dalykas. Ne todėl, kad orientavimas sportui gerai pasiruošti nereiktų to daryti, bet aš tiesiog į orientavimas sportą anksčiau niekada gal labai taip nežiūrėjau kaip į sportą rimtai. Jį derinau visą laiką su kitom veiklom ir tikrai nebuvo tokio požiūrio, kad daryčiau po porą treniruočių kažkaip sistemingai. Tai jo, čia visai kitas režimas palyginus, prie kurio visai reikėjo kažkiek ir prisitaikyti ir
šiek tiek būdavo tokių nesusipratimų tarpusavyje, gal ko iš manęs tikimasi, ką aš darau kitaip, nes tikrai atrodo, kas čia yra užsiimta vieną veiklą, bet man tiesiog dažnu atveju nėra to galbūt noro iš savęs, kad visiškai kitką minimizuoti. O mes sulaukėm tik klausimo ir iš žiūrovo Mariaus, ar kada nors šiaip pagalvojai, kiek tu galėtum buvus pasiekti tarptautinėje arenoje, jeigu tu koncentruotumės tik į orientavimosi sportą, vat kiek tu orientavimosi sportą galėjai tada pasiekti? Aš nenoriu būtuoju laiku labai galvoti, aš tikiuosi vis dar paskui pažiūrėti, ką man pasiekti, bet aišku, buvo atėjus tokia mintis, čia ypač kai prieš kelis metus ir pernai metais atrodo daug pastangų net neįdedant specifinio orientavimosi sportui, atėjus su šio kitokio pasiruošimu biatlono, per daug neperstengiant ir tie geri rezultatai vis krisdavo, tai atrodo, jo gal visai yra, kur galėčiau ir čia kažką padaryti, nes, sakau, tai pagalvojus, orientavimosi sportui iki šiol kaip ir tikrai labai didelio dėmesio kaip sportui neskyriau ir tiek mano ta techninių treniruočių bazė labai nedidelė. Sakau, man vis atrodo, kad mano sesė turbūt žymiai daugiau yra orientavimosi techninių treniruočių ir stovyklų padarius, negu aš esu padarius per visą laiką susumavus. Ir lygiai tas pats ir su bėgimu. Irgi tų treniruočių specifinių niekada nebuvo. Kalbant apie treniruotės yra susijusios ir su pinigais. Mūsų irgi vienas žiūrovas Edvinas klausė, ar iš biatlono būtent tavo dabartiniam lygyje galima išgyventi ir jei ne, kokią vietą galutinėje sezono lentelės pasaulio taurės reitinge užėmus jau būtų galima pajaus finansinę laisvę, nes mes žinome, kad jūs gaunate už tam tikras užimtas vietas piniginius prizus, tu kaip ir olimpinės rinktinės nariai irgi gauni tam tikrą finansavimą iš LTOKO, iš federacijos. Ar iš to gali išgyventi, ar dar turi, nežinau, prašyti paramos finansinės iš tėvų? Iš kur ten, kurie tie pinigai ateina, tai dabar per daug gal nesigilinant, bet jo, mano... Reikia atlyginimo tavo medicinio, nes... Bet dabartiniai situacijai, taip, aš galėčiau tikrai pilnai išgyventi, ypač jeigu ir toliau užsiminėjant sportu, tai faktas, tie pinigai dalinai net turbūt eina į santaupas, nes kuomet važiuoja į stovyklas ar varžybas, tai vis tiek mes kaip ir mums padengiamos tos išlaidos yra, maistpinigiai dar gaunami kartais papildomi, tai čia tos skiriasi situacija nuo orientavimosi sporto, bet šiaip jo, finansavimas priklauso aišku nuo užimtų vietų, gal ne tiek būtent pasaulio taurės bendro įskaitoj, ten kokią užimsi, nes ten eina labiau vienkartinės tos tarptautinės sąjungos stipendijos ar kažkas, bet valstybės pinigai priklauso labai nuo stambiųjų čempionatų, kokią mes ten vietą ar individualiai ar kaip komanda užimam. O šiaip vis tiek dabar po olimpinių žaidynių daugiau dėmesio negauni aplamai, ar nėra kokių reklamų daugiau? Aš tik tai mačiau, kad tu buvai nuomonės formuotoja vienos medaus kompanijos. Tik tai tiek taip mačiau. Su medaus ūkiu, jo, mes kartu bendradarbiavom, tai labai smagu, o šiaip daugiau tojo kaip papildomo dėmesio, sakau, lyg ir nesijaučia šiuo metu. Gal kažkiek visi ilsisi irgi po sezono, nežinau. Neteko girdėti ir iš kitų kolegų kol kas. O čia kalbant irgi apie medų, žinau, kad Vytautas Trolė, jisai irgi yra bitininkas, turi irgi savo įmonę. Jums nesikerta, nes tu reklamuoji vieną įmonę, o jisai kitos įmonės atstovas. Neturit kokią nors ten? Tai atskiros stafetės, matai, ir moterų važiuoja miškas, nebevarys gal. Tikiuosi, priimsiu komandą. Bet ne, man atrodo, visi, kas su medum sieja, ten vieni kitus bičiuliais laiko, draugiškai sugyvena. Taip pat irgi šitie medaus ūkio atstovai, jie irgi yra iš Anykščių krašto, tai iš viso artimai susiję, sakyčiau. Tai manau, konflikto šitoje vietoje tikrai nėra. Apie tokius smagius dalykus ar nešnekam, malonius, laisvalaikis, ką veikiame, medutis, saldu, bet ta sportininko duona, jinai vis tiek yra sunki, aš įsivaizduoju, ir man labai įdomu, kiek savęs tu turėjai atiduoti tos olimpinės svajonės link? Na čia nežinau, ar būtent olimpinės svajonės link, ar apskritai, kad būt tam biatlone taip kaip dabar esu, kaip profesionaliam sporte, tai
tikrai, mano akimi žiūrint, visai daug, nes visai iš esmės teko prisitaikyti tam tikrais aspektais. Sakau, pagrindinis turbūt tas, kad teko labai, ne tai, kad teko, pasirinkau šiuo atveju, norėdama pažiūrėti, kiek išeis padaryti, nueiti į kitos olimpiados ar ne, tai reikėjo vis tiek minimizuoti kitas veiklas. Gal kažkam vis tiek atrodo, kad visai daug greta darau, nes kažkiek išeidavo ir korepetitoriavimu užsiimti, dar kažko, bet lyginant su to, kiek aš buvau pratus skirtingų veiklų vienu metu derint, tai man atrodo, kad labai daug visko kitko dabar atidėta palyginus į šalį. Na ir pavyksta daryti tik tai, kuomet grįžti namo tarp stovyklų ar kažką, bet irgi tas neleidžia tie trumpi tarpai taip įsivažiuoti pilnai. Labai pajaučiu, pavyzdžiui, su grojimu, kad atrodo norėtųsi išmokti, tarkim, kažkokį kūrinį naują arba senesnį, prisiminti pilnai mintinai išmokti. Ir tiesiog neįmanoma, nes grįžti, mokytis, savaitę praėjo 10 dienų, reikia išvažiuoti jau tą kūrinį, taip jau atrodo visai pradėjai valdyti, bet išvažiuoju porai savaičių ir paskui vėl iš naujo grįžus prie to paties reikia grįžti. O kalbant apie muzikavimą, žinau, kad Sturla Holmas Lagreidas iš Norvegijos, jisai groja gitarą, tai nėra ten biatlono kokios nors grupės jau neformuojat, kuri galėtų ten atlikti tam tikrus kūrinius, nes turbūt tu ne vienintelė esi, kuri muzikuoji. Tikrai, manau, ne vienintelė. Nežinau, kokia dabar situacija prieš kelis metus, kai Amerikoje buvo pasaulio taurės etapas, ten buvo pianinas, buvo, kad grojau kažkurią dieną, tai buvo viena šveicarė priėjus su tokia mintim, kad aš jau seniai norėjau padaryti čia kokią biatlonę muzikantų grupę ar kažką, bet tai nežinau, kuo ta mintis baigės. Nors man atrodo, jinai visai mėgsta dainuoti, mačiau su kažkuo kažką įrašinėjo prieš metus kokius. Tu užsiminė apie Šveicarę ir kitas irgi buvo žiūrovo klausimas, su kokiais užsienio biatlonininkais ar biatlonininkėmis palaikai draugystės, gerus santykius ir ar Lietuvos komanda istoriškai draugauja su kažkurio šalies rinktinė? Na, sakyčiau, visa biatlono bendruomenė ten irgi yra tikrai labai labai draugiška toje ir gal prie to prisideda tas, kad labai daug yra atveju, kuomet vienos šalies specialistas dirba su visai kitos šalies rinktinė, tai tiek kalbant apie kineziterapeutus, daktarus, stebėjus ir pagrindinius net rinktinių trenerius, tai automatiškai išeina, kad tie ryšiai visų tarpusavėje geri, nes padirbai čia 4 metus, padirbai kitur. Nežinau, aš pati gal daugiausiai kažkaip nuo pat pirmų metų dar išėjo, kad su amerikietėm keliom pabendrauju, nes pirmais metais ten buvo, kad Kanadoje startavau IBU taurės etape ir buvau vienintelė iš mūsų Lietuvos moterų komandos tenai, kartu su mūsų vyrų komanda, tai kažkaip nebūdavo kompanijos, kol jie startuoja, kažkaip labiausiai susibendravau su amerikietėm būtent. Žinoma, aišku, su kokiom Latviam pabendraujam tikrai vis tiek artimesnės jaučiasi. Taip pat su Latviam stovyklų buvo, ką darėm kartu. Su Lenkijam irgi teko daryti stovyklą, tai to bendradarbiavimo tikrai yra kažkiek. O tos pirmaujančios komandos Prancūzija, Švedija, Norvegija, jos pasikėlusios nebendrauja su tom kitom šalim, kurios galbūt nėra tokios stiprios, ar jie irgi draugiški? Ne, va tas ir įdomu, kad man atrodo, kad labai, labai prieinamos iš tikrųjų visos komandos. Jeigu prasilenki, tikrai pasveikini, visi sveikinas irgi, net pirmas pasveikina dažnu atveju. Gal, čia nesinori vienos kitos šalies išskirti, nežinau, mentaliteto turbūt dalykai. Tai, pavyzdžiui, Švedijos komanda man visą atrodo kaip tokia labiau per atstumą nuo kitų besilaikanti, bet aš manau, čia tiesiog gal pačių žmonių toks labiau bruožas, o jeigu kalbėt apie Norvegijas ar Italijos, tai labai draugiškos, ten ta pati Tandrevolt, tikrai labai atrodo šiltas, draugiškas žmogus su visais bendraujantis. Nes aš kai buvau OTP pasaulio taurės etape dabar, tai bent jau sirgalių numylėtinis, tai Kembalas Fraitas buvo pats didžiausias, nes jis tik pračiuožė ir jis jau ten visą publiką užvedinė, jis net varžybų metu, jis pračiuožė ir jau pasišypsenėlė veidė, nes jis tiesiog mėgaujasi tuo visu, nes kiti tai ten arba susikaupė, arba panašiai, atrodo tokie, kiti tai iš vis nelinkia, atrodo, bendrauti su publika, o jis tik pračiuožė iš karto visus užvedinėja, ten publika jau jį tik pamato, visi tokie, jis tik pračiuožė, visi tik tai. Tai toks irgi, bent jau jis tai atrodo toks iš išorės, kad tos draugiškiausios, o ten, pavyzdžiui, kokie norvegai, švedai, tai atrodo tokie, kur su publika visai atrodo nebendraujantis.
Tai, bent jau iš tos žiūrovo pusės atrodo, kad jie tokie kažkokie, daugiau Taip, susireikšminę. bet čia turbūt visi mentaliteto labai dalykai. Jo, svarbu, kad, žinai, dar orientavimus sporte, ten susipykt gali, ten nežinau, ką ten kompasą kokią paleisi, žinai, biatlonę biškį atsargiau reikia, ten su ginklai žmonės, tai kad... Bet ten yra tokių, buvo irgi niuansų, kad, pavyzdžiui, Andrėjus, man atrodo, Rasturgujevas iš Latvijos rinktinės, jis buvo pagautas, man atrodo, su dopingu, ar kažkoks buvo skandalas, ir ten tada jau švedas pasipiktinės rašė, kad aš jam niekada rankos nespausiu, ten buvo irgi tokia, kad kažkokia situacija, kad aš su tokiais nebendrausiu ten ir panašiai. O šiaip minėjai, ar ne, tave biatlonas užkabino, nes labai mėgai stebėti jį, žiūrėti. Dabar tu pati, kai dalyvauji tose varžybose, tai mažiau ir ką pažiūrėti turi, tai kokį sportą galbūt dabar tu mėgsti stebėti? Nežinau, kažkaip netrūksta to sporto, kai nuolat sportą sukės. Turbūt ką labiausiai žiūriu greta biatlono, tai Eurolygą, stebiu Žalgirio rungtynės. Tai čia turbūt pagrindinis būtų, va dabar lauksiu pasaulio futbolo čempionatą šiemet, tai labai smagu bus irgi žiūrėti. Ir per olimpinės žaidynes, tai nežinau, aišku, stebėjom sportus, kur Lietuvai pasirodo, dailųjį čiuožimą, šiaip visada irgi gražu smagu stebėti, tai ir dabar žiūrėjom ir pasaulio čempionatą namie ištisai. Tai žiemos sportai šiaip, nežinau, gražų sportai visą patikdavo bendrai olimpinės žaidynės žiūrėti. Buvo tavo gyvenimo epizodas, kai buvai A lygos žaidėja, ar stebėjo lygą, ir nes ten dabar Gintra, 2 Žalgiriai, man atrodo, yra, tai ten kuriam tu Žalgirį žaidėjai, nes man atrodo yra 2 dabar Žalgiriai, Vilniaus. Vilniaus ir Kauno Žalgiris dabar yra. Ne, yra 2 Vilniaus Žalgiriai. Čia moterų futbole. Moterų, jo. Moterų futbole yra, man atrodo, FK Žalgiris, tai to vyrų FK Žalgiris, ir yra kitas Žalgiris. MFA ir MFK. MFK, jo, ir MFA. Čia, ta prasme, jeigu į futbolę atrodo sudėtinga vyrų, ten kur Kauno ir Vilniaus Žalgiris, tai čia 2 Vilniaus Žalgiriai. Okay. Taip, bet čia daug metų visai buvo, keitė pavadinimus, aišku, bet jau ir prieš daugiau metų buvom kaip 2 Žalgiriai, painiodavosi žmonėms šiek tiek, bet dabar nežinau, įdomu šiaip kaip viskas čia dėliosis, nes MFK ypač Žalgiris labai pakeitė savo sudėtį viską šiemet, mačiau ten daug stiprių lietuvių žaidėjų susirinko. Ta Žalgiris, kuriame žaidžiu, MFA Žalgiris, irgi kaip ir ta pati komanda, bet visai kitos sudėties komanda, negu kai aš žaidžiau, labai daug legionierių, kurios irgi keičiasi visą kitą, tai sunku pasakyti, bet įdomu žiūrėti. Negaliu pasakyti, kad labai galbūt nuosekliai rungtynės ar kažką žiūriu, nes futbolas man visa buvo toks sportas, kur man pačiai dalyvauti, žaisti patiko. Ne tiek, kad kaip žiūroviai būt, bet stebėti bendras tendencijas tikrai bus įdomu. Esi pat ką tu padarys? Ar... Ne pati aš to, kuri mėgėja buvo šitą daryti, tai buvo geresnių šitoj srity. Ir šiaip, sportas matosi tikrai didelę tavo dalį gyvenimo sudaro. Pagalvoji, Judita, jeigu nebūtų sportininkė, kuo jinai tada būtų? Čia toks labai sunkus klausimas. Turbūt, jeigu žinočiau tikslų atsakymą, tai turbūt sportininkė nebūčiau šiuo metu. Nes vienas iš dalykų, jeigu grįžtant prie to klausimo, kaip išėjo, kad į biatloną nuėjau, tai ir buvo tas, kad kaip ir studijų buvo likę metai tuo metu ir nebuvau įsitikinus, ar būtent šitoj srity po studijų ir norėčiau pasilikti kažką toliau daryti. Tai atsiradus tokiai galimybei, ir visai, ar griebk, jeigu yra bent kiek noro ir matai, kad yra galimybių. Paskui, jeigu ką pratęsi kitką, tai vienas iš tų dalykų, kodėl ėmiausi, galvoju, gerai, lygiai grečiai galėsiu tikrai galbūt atrasti, ką iš tikrųjų norėčiau ir paskui karjeros kryptim veikti, o tuo metu pabandyti save realizuoti sporte. Dėl realizacijos čia šiek tiek gal pabėgsim iš šono, bet man labai įdomus irgi klausimas, nes čia siejasi su orientavimuose sportas ir biatlonas, nes orientavimuose sporte, jeigu tu padarai klaidą 2-3 minutės, tu tada supranti, kad tau jau bus labai sunku pasiekti gerą rezultatą. Biatlone irgi tu atčiuoži, atrodo, jeigu ten, pavyzdžiui, individuali rungtis, tu 3 sušaudai gerus šaudimo ruožus ir paskutinį atčiuoži ir 2 nepataikai. Ir tada tu supranti, kad tu dar turi paskutinį kančios ratą, nes tu jau viską pralaši, bet tu dar turi kažkaip atkentėti tą ratą. Tai kaip psichologiškai tau būna tas momentas, kai tu atrodo, arba gerai pradedi ir blogai, arba kai labai blogai pradedi ir tau vis tiek reikia tą trasą kažkaip užbaigti. Tai koks tas jausmas? Ir kaip tu su to kovoji galbūt mentališkai?
Jo, čia sudėtingas dalykas. Sakyčiau, viskas daug paprasčiau atrodo ir daug geriau, kai vien fiziškai gerai judas tą dieną. Jeigu fiziškai sunku ir dar padarai klaidą, tos mintis faktas daug labiau lenda ir daug labiau trukdo, bet tiesiog prieš kiekvieną startą ir varžybų metu žinai, kad reikia važiuoti iki galo. Čia jau kaip bežiūrėsi, aišku, ir dėl savęs noris vis tiek ko geresnės vietos, bet iš kitos pusės ir federacijai taškai svarbus, kiekviena užimta vieta, tai stengiasi vis tiek iki galo, bet taip, tikrai kartais būna sunku. Sakyčiau, blogiau yra kokio individualioje distancijoje, man visą taip atrodo, pirmam, antram šaudimo ruože labai daug kartų suklys, nes tai jau tikrai važiuoji suprasdamas, kad turbūt ne kažką tavo situacija tą dieną, bet turi iki galo vis tiek varyti. Iš kitos pusės, biatlonas ir orientavimas sporte, šiaip irgi tas pats, jeigu miškas techniškas, gali visą turėti omeny, kad ir varžovai lygiai taip pat sėkmingai gali padaryti vieną kitą klaidą. Tai ir biatlone, jeigu ypač diena vėjotesnė ar Kaip kažkas. Buvo otipiai pasaulio turėjai, Taip, niekada negalima nurašyti savęs po pirmo šaudimo. Reikia važiuoti toliau, žiūrėti, kaip bus. Na ir iš vis šiaip tikslas turėtų būti, jeigu viskas gerai, būti čia ir dabar, galvoti, ką tuo metu darai, išvažiuoji iš to šaudyklos, pamiršti tą šaudyklą, galvoji, ką trasoj darai ir ką reiks daryti kitoj šaudyklai. Ir dėl galvojimo, ką toliau reikia daryti, mūsų vieno žiūrovo Edvino klausimas buvo, kokioje srityje planuoja tobulėti per šią vasarą labiausiai: šaudimas, slydimo greitis, mentalitetas, nežinau, mityba galbūt. Iš tikrųjų, dar labai negalvojau dėl bendrai to pasiruošimo planų kitam sezonui ir mes viduj dar nedarėm nei su treneriais, nei su nieko jokių aptarimų. Dabar toks šiek tiek tarpas, kiekvienas savo gal pasigalvos, bus padėliojami bendrai planai, o iš tikrųjų vasarą tai norėčiau šiek tiek atsitraukti gal net labiau nuo biatlono, nes tikrai paskutiniai porą metų buvo nuolatinis toks sukimas panašiu ritmu visą laiką ir nežinau, bandysiu gal kiek daugiau norėčiau laiko skirti orientavimas sportui, orientavimas technikai, bėgimui. Manau, pats laikas šią vasarą skirti tą laiką, nes artėja Europos čempionatas Lietuvoje, labai svarbus renginys rugsėjo mėnesį ir čia Vilius Aleliūnas pas mus sėdėdamas irgi tokią mintį davė, kad tikisi tave išvysti Lietuvos rinktinėje. Tai iš tikrųjų dabar gal paprašysiu be jokio gražaus glaistymo ar ten bereikalingų vilčių suteikinėjimo, va tiesiai šviesiai, kokia šiuo metu yra situacija ir ar galime, ar yra bent šiek tiek tos vilties tave išvysti tam čempionate? Jeigu viskas gerai, tai taip, tikrai norėčiau startuoti. Aišku, visų pirma, reikia pasiruošti, atsirinkti į komandą, bet jeigu viskas gerai, tai taip, tikrai tikiuosi dalyvauti. Ir kiek tai lemia iš tikrųjų tavo pačios noras ir kiek tai gali užkardyti pati biatlono federacija, nes ar ne, aš esu vieną kartą girdėjęs, kad pati biatlono federacija galbūt irgi nenori, ar ne, kad tu startuotum ir rizikuotum savo sveikatą, ar galbūt nesusiderina su planais, tai kiek tu pati įtakoji šitą sprendimą ir kiek iš tikrųjų biatlono federacija įtakoja? Na, aš minimaliai užsiminus esu apie savo tokį norą, planą. Aišku, čia reiks labiau suderinti iki galo, bet manau, problemų šitoje vietoje ir tikiuosi, kad būt neturėtų. Vis tiek atidirbam šitos 4 metus olimpinį ciklą. Taip, teoriškai žiūrint, tai aš atėjau iš tikrųjų su planu į biatloną, galvodama apie šitos 4 metus. Kas toliau bus, sakau, iš vis kol kas pilnai neaptarta, nedėliota, tai manau viskas suderinama. Bet jo, dabar baigėsi olimpiada, ateina naujas olimpinis ciklas, tai jau tiek metų biatlone nėra tos minties, kad dabar būtų kaip ir gaila visiškai biatloną palikti, dabar kaip ir atrodo visai puikus pasirodymas šioje olimpiadoje, santykinai, dabar, kaip sakyti, ar nėra tos minties, kad po 4 metų Paryžiuje dabar apetitas pradės augti ir reikia galbūt tą sukurti istoriją, pirmą medalį laimėti Lietuvai? Olimpinėse žaidynėse žiemos. Apie tokius tikslus negalvoju šiai dienai, bet iš tikrųjų beveik gal net, jeigu taip jau atvirai, tai beveik priešingai gal būtų, kad labiau kas ir motyvuotų šiai dienai pasilikti tikrai biatloną ir stengtis toliau, tai tas, kad aš manau,
kad tie rezultatai, na ir norėčiau tikėtis, kad galėtų būti geresni. Prieš porą metų, jeigu būčiau galvojus, prieš metus gal teisingiau, apie net šitas olimpinės žaidynės mintyse, tai tos vietos irgi atrodo, kad galėtų būti geresnės ir manau, kad pasiruošimas šitam būtent sezonui, faktas, kad ten nepavyko viskas taip, kaip turėjo išeiti, ten ir susirgymų ir visko buvo daug ir jo planas griuvo, keitėsi, tai tikrai nebuvo šitas sezonas toks, ko norėčiau, tai čia turbūt beveik yra labiau tas motyvuojantis dalykas, ne tai, kad geri buvo rezultatai, bet aš manau, kad jie kaip tik galėtų būti geresni ir gaila būtų numesti šoną, nepažiūrės ar ir kiek galėtų jie būti geresni. Nes labai tas matosi, nežinau, aišku, kiekvienas žmogus skirtingas, bet šiaip matai, kojas vietas užima žmonės, su kuriais atrodo visai greta važiavai rezultatuose ir kaip šį sezoną pasirodė, wow, ten ir apie Latviją jauną kalbant ir Bulgariją, tai atrodo, kad tikrai viskas įmanoma pasitobulinti. O šiaip pati sėkiu orientavimosi sportą, tikiu, kad vis tiek kažkiek tenka, ar ne, šeimo orientacininkai, tavo sesės irgi rezultatai, kaip jos pasiekimų šiais metais vertini, šiaip daug bendraujat su sesė apie sportą? Kaip specialiai apie sportą kažkaip neaptarinėjom, bet aišku, iš šnekos visai išeina ir po varžybų paklausi, kaip sekėsi ir kaip ten stovyklose kas vyksta, jo labiau, kad ir dabar šiaip įdomu, bent kažkiek va to ryšių turėti su tuo, kaip ten tas Lietuvos komandos projektas vyksta, kad nebūtų per daug atitrūkus. Tai kaip ir fainai viskas atrodo, nežinau, manau šį sezoną jinai tikrai labai įsivažiavus gerai buvo pagal save, tikrai žymiai daugiau dėmesio dabar tam skiria, ruošiasi negu kad ankstesniais metais, gal irgi tas susiję tiesiog su to, kad anksčiau muzikos mokykla, pavyzdžiui, daug laiko užimdavo, tai dabar šiemet jinai laisvesnė ir tikrai daug laiko orientavimas sporto pasiruošimui skiria. O lyginant abi sporto šakas vis tiek apie dvi užšnekam, orientavimuose sportas ir biatlonas, ar yra koks dalykas, kurio, pavyzdžiui, pasigesti iš orientavimuose sporto, ko negauni biatlone? Tai turbūt pagrindinis vis tiek būtų draugai, bendruomenė pati, prie kurios aš labai pripratus ir tikrai, nežinau, labai specifinė yra vis tiek orientavimas sporto bendruomenė, labai čia daug įvairių žmonių, įvairiapusių žmonių, bet natūralu, kad užsimant profesionaliu sportu, temų įvairovė žymiai sumažėja galbūt ir komandos, ir komandos vidų ir laisvalaikio metu išeina, kad vis tiek didžioji dalis šnekų temų sukasi apie visiems aktualius reikalus susijusius su būtent varžybų sezonų, pasirengimo problemomis, džiaugsmais ar kažkuo. Tai pasigendu iš tikrųjų gal tokios temų įvairovės ar kažko, bet sakau, čia natūralus dalykas ir, aišku, irgi laisvumo tokio tarsi pasigendi tiek laiko atžvilgių, tiek, ką galbūt norėtum šalia daryti, bet, sakau, čia irgi suprantama, profesionalus sportas kitaip dėliojas, orientavimas sporte labiau tą jaučiau. Nežinau, dar kaip skirtumas būtų, gal pati įtampa, pasakyčiau, prieš startus, prieš varžybas, bet čia negalėčiau sakyti, kad pasigendu labai, bet manęs kiek ir biatlone paklausdavo, tai visai paradoksalu, bet prieš orientavimosi čempionato startus aš jausdavau didesnį įtampą negu prieš biatlono pasaulio taurę ar net prieš olimpinius startus. Tai gal čia orientavimas sporto tokia specifika, kad mes vis tiek startuojame tokią nežinomybę palyginus, biatlone kaip ir viskas aišku, žinai, ką važiuosi, ką reikia padaryti, net tas vėjas, jis ten turbūt nepasikeiš 100 kartų per varžybas, o orientavimas sporte, tas karantinas visą įtampą labai prideda, trasos nežinai, starto vietos net dažnu atveju nežinai, tai ta įtampa būdavo daug didesnė. Dar ieškant bendrų ryšių tarp orientavimos ir biatlono, Vytautas Trolė, kiek prisimenu, dar man su juo yra tekę irgi varžytis prieš kokį 10 metų, jisai Lietuvos studentų orientavimosi sporto čempionate yra dalyvavęs, dabar mes matome Sarą Urumovą, irgi orientavimosi kartais varžybos su tavim kartu atvažiuoja, ar nėra daugiau biatlonininkų, kurie norėtų galbūt išbandyti ir galbūt mes juos irgi pamatysime orientavimosi sporto varžybose? Nežinau, pažiūrėsim, tokių kaip klausimų ar kažko šiaip yra tekę šiek tiek girdėti, gal
tiek, kad kažkaip va, tas orientavimuose sezonas, kada ir man pavyksta atvykti, vis tiek būna tuo metu, kai mes labiau pailsiaujam tarsi nuo sporto, tai jau išeina, kad kas kur išsibarsto, bet jo, yra visai, manau, žmonių, kuriem tikrai atrodo visai įdomiai. Aišku, labiau gal net tas rogainingo ar kažkas netikrojo orientavimuose formatas parankesnis visą pradedantiesiam ir arba ištvermės sporto atstovam, bet susidomėjimas, manau, tikrai nemažas. Ir pabaigai gal palinkėjimą kitiems žmonėms vis tiek tie žmonės, kurie patenka į tas olimpinės žaidynės, tampa toks kaip ir pavyzdys siekiant savo tikslų ir tikrai manau, kad esi iš tų žmonių, kur tu įkvėpi ir kitus, nes irgi pati gana vėlai atėjai į tą biatloną, ne, gan greitai pasilaužiai, prasimušiai iki pagrindinės rinktinės, išpildei tą savo olimpinę svajonę. Ką palinkėtum kitiem, kurie galbūt siekia, bijo, nedrįsta arba dvejoja? Na, nežinau, man atrodo, vis tiek kiekvienas jaučia, mato vis tiek savo galimybės, tai jeigu jauti, kad turi galimybių, turi noro ir esi nusiteikęs tikrai rimtai dirbti tą linkme, tai kodėlgi ne, kodėl nepabandžius, tiesiog pasirinkti tą nišą tinkamą ir galbūt užsidėjus tam tikrą, nežinau, laikotarpį, barjerą, kiek tu savo gali leisti tą mėginti, bet pabandyti pilną koją tiesiog, ką pavyks pasiekti ir tą pažiūrėti ir manau svajonės visai pildos. Tik svarbiausia paskui jau tam siekimo keli, kai jau įsisuki, nepamesti to tokio noro ir susižavėjimo džiaugsmo pačiu tuo sportu, pačiu procesu, nes tai rezultatai geresni ateina. Taigi, ačiū tau labai iš tikrųjų, Judita, kad Ačiū. radai laiko pas mus ateiti čia. Palinkėsiu tau pačiai irgi nepamesti to kelio, to džiaugsmo sporte ir lauksim turbūt visi su nekantrumu tam Europos čempionate orientavimuose sporto Lietuvoje. Lauksim ir Europos čempionate, ir olimpinėse žaidynėse galbūt, o gal, ką čia gali žinoti, gal iki 2030 kažkelintų ir orientavimasis bus. Ir galbūt ir pamatysim tavo olimpiadą ir toje sporto šakoje. Arba kaip Tuve Aleksanderšon, 6 skirtingose sporto šakose tapt pasaulio čempionė. Įvairių yra žmonių kelių. Ačiū. Dėkui. Ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje tinklalaidėje.